Vieną naktį nuvedė tardymui, įvedė į didelį kambarį. Apie stalą sėdėjo 10 kariškių. Jie mane tardė. Aš jiems nieko nepasakiau, nes viską esu pasakius pirmam tardytojui. Jie sakė, kad man grėsia sušaudimas straipsnis 58.2. Aš sakiau, paragrafų nežinau, mirti nebijau. Esu tarp žmonių, tai nieko nebijau. Tik miške vilkų bijau. Daugiau nieko neklausė. Ir nuvedė į kamerą. Kraujas, ugnis, brutalizacija, pasaulio paslaptys. Čia Proto Pemza. Jeigu jau geriamas, tai turiu Jablonskio originalų lietuvių gramatikos leidimo iš 19 amžiaus galo. Really? Jo, kur visiškai kitokia lietuvių. Jeigu jis būtų sunornės lietuvių kalbą, mes visiškai kitaip kalbėtume, negu kalbam dabar. Labadiena, jums tarė 2 savaitinė beveidžių balsų sandraugos transliacija Proto Pemza. Eteryje šiandien savo įžvalgas, nuomonės ir abejotinos kilmės garsus skleis mūsų nuolatinis pietinė kronikų akcento atstovas Vilius. Kas yra? Protingųjų žodžių ir teisingojo akcento pamokslautojas Aivaras. Kas yra? Ir aš, pusėtinos kokybės turinio pseudoakcentis monoglotas, Povilas. Tiek daug žodžių, kuriuo aš nesupratau tavo iš tam pasakymę. Kas tau yra? Jeigu nustebote ir garsiai savęs paklausit, o tai kur internacionalinis dzukavimo čempionas Tomas, informuojame. Mūsų GTR reikalų apžvalgininkas šiuo metu semėsi įkvėpimo kitoje pasaulio pusėje. Tiems, kurie mane, kad jis yra dirbtinis intelektas, norim pasakyti, kad šiuo metu tiesiog Tomas updateinas. Praėjusio epizodo uodegoje palikome Marcelę Kubiliūtę Lenkų okupuotame Vilniuje. Už jos suradimą paskirta solidi premija. Lenkai žino, kas ji tokia, todėl norint išlikti gyvai, reikėjo kažko imtis. Jei dar neklausėte pirmosios dalies, tai geriausia būtų sustoti čia ir eiti ją paklausyti, nes ten rasite ir šaltinius, kuriais rėmiausi Marcelės istorijai papasakoti. 1922 spalio 27. 11 valanda. Salako miestelis. Lenkų patikros postas prie demarkacinės linijos. Pro sargybinį lėtai rieda ūkininko vežimas. Pareigūnas, paklausęs, kur vyksta ekipažas, gauna paprastą atsakymą. Į bulviakasį. Salako gyventojų trobos buvo Lenkų pusiai, o laukai lietuvių. Todėl tokios kelionės buvo įprastos. Žvilgsniu pervėręs ūkininką, vežimą ir vežime sėdinčią keleivę, Lenkų pareigūnas mosteli ranka. Už nugaros tolstant patikros postui, įtampa apleidžia vežimą ir vadėliotoją. Paslaptinga keleivė ką tik sutaupė Lenkams 5000 zlotų. Marcelė Kubiliūtė išsprūdo Lenkams iš jų nagų. Nice. O koks vežimas ten buvo? Ta prasme, medinis. O kiek arklių? 1. Aha, bet techniškai tvarkingas vežimaitis, ne? O iš kur parvarytas buvo? Tuoj vežimo muziejaus portale gal techninės specifikacijas rasiu, gal kokia įmonė parvarys tau tokį patį. Ko tu čia klausinėjai? Vyrai, ramiai. Normalūs klausimai, ką žinau, ieško mašinos, viskas įdomu, nekaltink, žingeidumo, come on. Vėliau aš ne žingeidumo, o nežinojimą kaltinu. Taigi susisieksiu Deals on Wheels ir parveš tau bet kokią karietą. Blemba, bet jie ten elektromobilius gyveža ir aš nežinau, ar esu toks rimtas tokio tipo mašinų pirkėjas. Sutinku su ta antra dalim. Bet dėl pirmos tai tu neteisus, nes Deals on Wheels tau gali rasti bet kokio gamintojo mašiną, ją užsakyti, sutvarkyti dokumentus ir jeigu reikia, pristatyti automobilį, kad ir į tavo kiemą. Kokioje Vokietijoje vėliau gal ir rastum tokį vežimą dar, ką žinau. Deals on Wheels tavo norimų ir patikimų automobilių ieško net 7 Europos šalyse ir pas save turi beveik 500 000 automobilių katalogą. Oho! Bet, o ką jeigu užsakai mašiną, o rimtai gauni va tokį batsiuvę vežimą? Deals on Wheels visas rizikas prisiima savo ir pasirūpina, kad pirkinys būtų techniškai tvarkingas ir su patikrinta istorija. Netikit? Tikiu. Tai nueikit ir patys pasiskaitykite atsiliepimus apie Deals on Wheels. Įmonė, kuri už per daug gerų atsiliepimų jau buvo tikrinta vartotojų teisių. Nublemo, Paulai, žinai, gal ir reikia nueiti jų puslapį? Tau
Ne dabar, o klausytojams tučtojau. Deals on Wheels! Įsigyk savo svajonių automobilį ramiai. Vien tai, kaip Marcelė nusigavo iki Salako, buvo įtampta. Netikras pasas, traukinys iš Vilniaus, nakvynės ūkininko tvarte ir pas Batsių vien suolo. Salakas utenavo tada tiesiai į Kauną. O ten beveik iš karto gavo darbą užsienio reikalų ministerijos Vilniaus reikalų departamente. Tinkamesnės kandidatūros departamento direktorius Ignas Jonynas ir negalėjo rasti. Jį turbūt pamenat iš pirmosios dalies. Jonynas buvo vienas iš žmonių, kurie pervežė Marcelės ir Petro pavogtus dokumentus į Kauną. Marcelės pareigos buvo padėti Vilniuje esantiems lietuviams pinigais, laikraščiais, knygom ir, kaip pati rašė, kitais reikalais. Prisigrovus maišą pinigų ir apsivilkus kaimietiškais rūbais, Marcelė Kubiliūtė vėl tapdavo agentė Elzė. Per sutemas jį vykdavo prie demarkacinės linijos, kad perduotų tuos 50 kartais 100 tūkstančių litų žmonėms iš Vilniaus. Ir jeigu teisingai suprantu, tie pinigai būdavo perduodami žmonėm, kurie labai suinteresuoti, kad Vilnius taptų arba lietuviškas, arba bent jau netaptų galtinai lenkiškas. Taip, visiškai teisingai. Okay. Nakvynės bažnyčių palėpėse ar miške apsikabinus maišą pinigų, judėjimas tik sutemus ir pokalbiai su paslaugais nepažįstamaisiais, kurie pas save kviesdavo galimai ne iš geros širdies, o dėl pinigų kvapo. Kartą vyko Saldutiškin traukiniu. Traukinį užkalbino vyriškis. Jis sakė esąs iš Saldutiškio. Saldutiškėje išlipome iš traukinio. Vyriškis kvietė pas save pernakvoti. Jis gyvena su šeima. Aš pasakiau, kad Saldutiškė gyvena mano teta, aš vyksiu pas ją į svečius. Jis palydėjo iki tetos. Aš turėjau didelę sumą pinigų, bijau eiti pas nepažįstamus. O gal jis jautė, ką tam ryšulį nešu? Miegojau neramiai. Kubiliūtė rašė, kad po šito įvykio ji nuėjo iki Kirdeikių miestelio, klebonui perdavė pinigus, iš jo paėmė vilnietiškus laikraščius ir kartu su po mišių išėjusiais žmonėm perėjo demarkacinę liniją atgal. Pavojingas darbas neišstūmė akademinio polėkio. 1922 Marcelė įstojo į ką tik įkurtą Vytauto didžiojo universitetą mokytis istorijos. Pirmųjų dėstytojų ir profesorių sąrašas yra aukščiausio lygio Lietuvos vardų registras. Pavyzdžiui, Pasidžiaugsiu, kad vienu iš profesorių buvo paskirtas ir mano prosenelio pusbrolis Kazimieras Būga. tavo prosenelio klausyk. Taip. Mokslai Marceliai galutinai užpildė jau ir taip per mažai valandų turinčią parą. Gal todėl įstojusi 24, jis studijas baigs tik 38. Nu, galim atleisti, nes kai dirbi šnipu, dar po studijų, žinai, Kaip ir mes savo dienius darbus sunkiai palaikydavom, kurie visiškai nebuvo susijęs su infiltracija į kitas valstybės. Tai galima suprasti Marcelę šitą vietą. Bet naujoji studentė norėjo būti istorikė archeologė, kas fizinių turtų tikrai nežadėjo. Ministerijoje, kurioje gavo darbą, Kubiliūtė gavo vis naujų pareigų. Būdama 27 jau buvo atsakinga už slaptojo archyvo dokumentus ir vis dažniau palinkdavo virš užsienietiškų telegramų, kurias reikėjo iššifruoti. Anot istorikės Aldonos Gaigalaitis, Lietuvos vyriausybė Vilniaus kraštui 3 dešimtmetį skirdavo apie 1,5 milijono litų kasmet. Tuos pinigus kažkaip reikėjo pristatyti į okupuotą teritoriją, todėl Marcelė buvo paskirta vyriausiaja pinigų tvarkytoja. Gaigalaitė dar ją pavadino slaptosios raštinės vedėja. Wow. Čia, nežinau, ar verti Polai tuometinius pinigus į dabartinius, bet 1,5 milijono yra 10 milijonų, jeigu ne 100, nežinau, dabartiniais pinigais. Jeigu teisingai atsimenu, 80 litų tuo metu, kaip mėnesinis atlyginimas, buvo atlyginimas, kuris tau leidžia gyventi sostinėje, geram bute, su dienos pietum ir vakarėliais, ne? Ir čia Marcelė, kuri turi NVO-škę, ne? Kur skirsto tokius biudžetus. Jei 27 metai. Okay. Tai čia yra du aspektai turbūt šitam dalykui. Pirma, kad kiek pinigų yra skiriama Vilniaus kraštui, kad jis iš tikrųjų ta faktinė sostinė ir išliktų lietuviška sostinė, kad ir ant popieriaus, bet kad žmonės nesusvetimėtų. O antra, kad jai buvo paskirta išskirstyti šitus pinigus. Tai yra vadinamasis, nežinau kaip išversti lietuviškai, agenda setteris, ne? Ji nusprendžia, kurios iniciatyvos yra vertos toliau vystytis, nes jie nusprendžia, kur nueis pinigai. Gal nesakyčiau, kur nueis, gal fiziškai tie pinigai. Jau kaip jie pasiskirstys Vilniaus krašte, tai jau buvo tam atsakingi asmenys. Jos labiau buvo darbas tiesiog juos permest per sieną. Aha, okei. Okay, tai Marcelė buvo Amil, ne? Jie su... Net ne mulas, jinai buvo mulų menedžeris, gal taip geriau pasakyti.
tarpukaris, kurį mes dažniausiai įsivaizduojam kaip neįtikėtinos dorovės laikotarpį, mums turi prieš akis 27 metų merginą, kuri mokosi ir laisvalaikiu pervežinėja nelegalius pinigus į užsienį. Taip. Nice. Taip. Tiksliau, atsiprašau, nepervežinėja pinigus į užsienį, o menedžina žmonės, kurie pervežinėja. Taip, nes jinai jau pakankamai privaikščiojo. Okay. Vyriausybės nariai, ambasadoriai, diplomatai, konsulai, klebonai, Latvijos lietuviai, visus jie apjungdavo, kad tik Vilniaus kraštas nebūtų materialiai ir kultūriškai priklausomas nuo Lenkų. Pinigai į Vilnių, o pabėgėliai iš jo, lygiai tiek pat Marcelės reikalas. Maistas, rūbai, darbas, gyvenama vieta, visko rūpinosi Kubiliūtė ir jos kuruojamos organizacijos. Bet politinė aplinka kaista kaip saujelė baterijų lauže. Sprogimai pasireiškė 1926 perversmų Kaune, kai Kazį Grinių prezidento postę pakeičia Antanas Smetona su savo Nemuno aušros dydžio ir pažiūrų partija. 29-aisiais Kaune buvo pasikesinta į ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą, bet įvykį nustelbė pasaulį ištikusi fiskalinė aneurizma. Finansų krizė, geriau žinoma kaip didžioji depresija, palietė ir Lietuvą. Prasideda darbininkų streikai, prekybos su užsieniu stagnuoja dėl išaugusių kainų. Net gamta prisijungė prie įsisukusio chaoso, kai 1931 pavasarį Kauną ir Vilnių užliejo gyvenimą skandinę potviniai. Po vandeniu atsidūrė abiejų miestų senamiesčiai. Dėl būtent šitų potvinių mes šiuo metu turim į, nežinau kaip kitaip išsireikšti, į lovius įleistas abi upes. Ne? Tarp kitko, jeigu nežinojot, tai kai Vilniui būsit senamiestį, nueikit iki Vrublevskių bibliotekos. Yra žyma, iki kur buvo vanduo. Taip, ten fasadai yra parašyta metai, 31 ir yra pažymėta, iki kur buvo vandens lygis. Nes tie potviniai buvo dideli ne tik mes kai žiūrim atgal, manom, kad visą laiką būdavo dideli potviniai, nes nebuvo krantai suformuoti, nebuvo tie, vandens visas paskirstimas suformuotas. Bet net tą metą, čia buvo vienas didžiausių potvinių per porą šimtų metų, jis buvo nesveikai didelis. O tuo metu yra miesto infrastruktūra, yra bėgiai, yra elektra, visi kiti dalykai ir tai kainuoja, žiauriai daug kainuoja. Taip samokėjo investuoti toliau, kad taip niekada nebenutiktų, dėl to esam ten, kur esam, kur tai nebenutinka. Praktiškai neįmanoma, kad užtvintų Vilnių ar Kauną tuo pat metu. Jeigu ne šitas potvinis, niekas nebūtų sutvarkęs katedros, nes po šito potvinio pradėjo turkinėti katedrą laikančios sijos ir Lenkai buvo priversti kažką daryti, nes kitaip tikriausiai būtų sugriuvus katedra tokia, kokia yra. O ne per tą potvinį rado ir palaikų labai daug šituose požemėse. Taip. Labai vaisingas Čia, žinai, viena iš tų situacijų, kur uždaro langą, bet atidaro kriptą. Kažkur tą. Tai pasidomėkit potvinių būtinai ir nueikit iki bibliotekos. Europa vėl buvo karinių konfliktų ir geopolitinių pokyčių gožose. 1938-aisiais, kaip rašė Kubiliūtė, Peovekai vėl suko lizdus. Pavasarį Marcelės darbovietė sužino apie ultimatumą iš Lenkijos, kuriuo reikalaujama užmegzti diplomatinius santykius, kas reiškia oficialiai pripažinti Vilniaus krašto priklausomybę Lenkams. Notoje taip pat buvo rašoma. Dėl pasiūlymo turinio ar formos diskutuojama nebus. Neatsakymą ar kokių nors sąlygų kėlimą Lenkijos vyriausybė laikys atmetimu. Neigiamo atsakymo atveju Lenkijos vyriausybė užtikrins teisėtą valstybės interesą atitinkamomis priemonėmis. Labai mažai apdainuota istorijos dalis yra tas ultimatumas, nes mes daug labiau iš to periodo atsimenam Klaipėdos krašto atėmimą, ir po to sekusios okupacijas. Bet čia realiai buvo pirmas tikras Smetonos vyriausybės kapituliavimas, kai mes suprantam, kad nieko negalim padaryti ir sutinkam su bet kuo, ką mums primeta. Ir man kartais atrodo, kad nuo čia prasidėjo ta kelio priklausomybė. Kur tu visą laiką jau pateisini save, nes jau vieną kartą priimi kažkokį ultimatumą, antrą kartą priimi kažkokį ultimatumą ir jau katino sovietų ultimatumas nėra, kad tai yra kažkas naujo tavo istorijoje. Tai yra jau vienas iš 3-4 ultimatumų, kuriuos tu turėjai per paskutinius 1,5 metų. Ir tau atrodo, kad normalu yra priimti ultimatumą, nes mes tokiam situacijom gyvenam. Visiškai nenori teisinti Lenkų. Bet jie čia visiškai nebuvo gera situacija, kai ištadarė. Jie tiesiog norėjo užsidaryti vieną frontą, nes puikiai suprato, kad ateina
bent vienas frontas iš Vokietijos, ne? Nes tuo metu ką tik buvo užimta Čekoslovakija. Ir realiai Lenkija yra, jeigu žiūrėtume žemėlapį, Vokietijos kaip apžiota. Tragiškas laikotarpis, nežinau, bet kur pažiūrėsi Rytų Europą, visiems yra žiauriai blogai. Taip. Ir visi yra blogiečiai. Nėra nei vieno, apart Čekų nėra nei vienos valstybės, kuri yra pozityvi ar turinti ką pasiūlyti. Ir visi feirina. Ir mes buvom vieni iš jų dėjų. Tai Lenkai paskelbė ultimatumą Lietuvai, o Lietuva gavo 48 valandas. Baiminantis karo su Lenkija, lietuviai priėmė ultimatumą. Bet karas vis tiek ateis. Tik jo visą traiškantis batai bus vokiški. 1939 pavasaris. Miesto gatve rieda juodas Mercedesas, kai keleivių dėmesį atkreipia virš kelio ištemptas plakatas. Ant jo juodomis raidėmis parašyta: Wir sind heimgekehrt. Mes grįžome namo. Prieš kelias dienas Berlyne užsienio reikalų ministrai Ribbentropas ir Urbšys pasirašė sutartį, pagal kurią Lietuva sutiko su Hitlerio ultimatumu ir perdavė Klaipėdos kraštą naciams. Patalpoje buvo ir ambasadorius Škirpa, kuris vėliau kaltino lietuvius politikus, kad jie nesugebėjo su vokiečiais susitarti, dėl to ir praradom Klaipėdą. O koks šliužas, nieko visiškai geriau nebūtų padaręs jau toj situacijai, visiškai, absoliučiai nieko geriau nebūtų padaręs. Net jeigu ir būtų norėjęs, tai buvo visiškai neįmanoma, nes Hitlerio ilgalaikiai politikai buvo susigrąžinti visas rytprūsių buvusias žemės. Taip. Padėtis be išeities buvo, čia buvo tiesiog diediškas, žemaitaitiškas, o aš tai būčiau geriau daręs. Jo, po fakto. Šiaip jau už šitą dalyką irgi visi Škirpos mylėtojai nemato šitų mažų detalių. Kur parodo, kas ten per vienas buvo. Jo, aš būčiau geriau daręs, žinai. Ir kai visą tai šneki gulėdamas ant sofos, išsirengęs iki pusės ir balansuodamas alaus bokalą ant savo pilvo, tokį pilvo šokį šokdamas, tai čia va tokio lygio kalbėjimas yra. Kaip rašė Kubiliūtė. Aš labai išgyvenu Klaipėdos netekimą ir diplomatinių santykių užmezgimą su Lenkais. Man atrodė, kad daug geriau būtų, kad su rusais užmegztų santykius, turėtume Klaipėdą ir Vilnių. Padėtis pagerėtų. Ir va čia yra įdomu. Retrospektyviai žiūrint, klaidinga prielaida, kad padėtis būtų pagerėjus. Bet ką pasako tokia savalaikė Marcelijos pozicija? Kaip vėliau pamatysim, tai negalėjo būti simpatizavimas Rusijai, gal labiau ieškojimas svertų, kurie nulemtų mažesnį blogį valstybės raidoj. Gana populiari pozicija, tarp kitko, buvo tuo metu intelektualų ir elito tarpe. Tai nestebina visiškai. Nepamiršim, kad tuo metu žmonės nežinojo, kokia žiauri Sovietų Rusija. Jiem Rusija buvo carinė Rusija, labiau negu Sovietų Rusija. Manau, kertinis aspektas šitam sakiny yra, kad jis sako Rusija. Rusijos tuo momentu nebėra. Yra Sovietų sąjunga jau. Ir manau, žmonės labai ilgai turėjo pereinamą tą periodą, kol suprato, kad yra visiškai kitas visai žvėris šitą vietą. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Marcelis stebėjosi, kaip Lenkai prieš 20 metų spjaudė lietuviams į veidus, dabar nuo karo bėga į Kauną ir tikisi pagalbos. Tik ji nenujautė, kad pagalbos jau greitai reikės jai pačiai. Ribbentropo-Molotovo paktas. Trečiasis Reichas ir Stalino šlapimperija susitarė, kur bus braukiamas klastymas Europos žemėlapyje. Rusai pirmą pareikalauja, kad galėtų turėti savo karinės bazės Lietuvos teritorijoje. Kubiliūtė atsiminimuose su kartėliu rašo, kad lietuvių vyriausybė nenorėjo užmegzti ekonominių ryšių su sovietais ir kad tikėjosi pagalbos iš Tautų sąjungos, iš Anglijos, Amerikos ir Vokietijos, kurie visi apvylė savo pažadais. Jeigu teisingai suprantu, Kubiliūtė nusivylė, kad mes nebendradarbiavom su sovietais, Taip. Manydama, kad balansą padės išlaikyti kitos Europos galios. Taip, ir jos nuvylė. Okay, tai ji man skamba kaip žmogus, kuris tikėjo neutralitetu. Taip, čia va tas ankstyvas sovietų galbūt profilis ir jos patiklumas jam ir nesugebėjimas toleregiškai matyti, kas yra normalu turbūt. Ir normalu, jinai, kai studijavo Rusijos teritorijoje, jinai trynėsi su visais tais eserais ir kitom grupelėm turbūt, ar jų atstovais, ir automatiškai, kai tu dalyvauji tame revoliuciniam judėjime tuo metu, kai dar viskas yra žiauriai idealistiška ir tu nematai, kokie
banditai atėjo iš tikrųjų tenais de facto, nu, tai tau tikrai turbūt atrodo, kad, nu, ir ten tikrai galima daryti tokią prielaidą, ar ne, žiūrint, kaip dėliojosi visa istorija ten iki revoliucijos ir panašiai, ten buvo labai daug tikrai protingų žmonių, kurie norėjo sukurti kažką prasmingo, padaryti prasmingus pakeitimus valstybės sistemoje, bet tiesiog taip gavosi, kad tose paskutinėse stadijose viską paėmė, nu, banditai realiai. Tai nestebina visiškai. Mums yra labai sunku įsivaizduoti tą situaciją, nes mes žinom jau per daug. Tai, būtent. Tai sunku įsikūnyti tą laikotarpį. O laikotarpis buvo tuo sunkus, kad 40-ais Smetona gavo dar vieną ultimatumą iš sovietų, bet nesulaukęs pritarimo, kad bent simboliškai būtų pasipriešinta, jisai pastraukė į vakarus. Marcelė memuaruose verda pykčių pabėgusiems, vėl užsimena, kad turbūt reikėjo bendradarbiauti su rusais. Pabėgusius vyriausybininkus jį prilygina baudžiavos laikų dvarininkams. O Lietuvoje rinkimai. Nėra tokio dydžio kabučių, į kurias galima būtų įstatyti šį žodį, bet šalies vadovu buvo paskirtas Justas Paleckis. Jis, jeigu nežinojote, yra dabar už šnipinėjimą Rusijai nuteisto ir kalinamo Algirdo Paleckio senelis. Kažkas apie obelis ir obuolius. 1940 vasarą į Maskvą buvo išsiųsta delegacija ministrų ir visuomenės veikėjų. Kalbu apie vadinamąjį Stalino saulės parvežimą. Tiems, kas yra girdėję šį pavadinimą, bet gal taip ir tiksliai nežino, kas tai yra ir kas ten įvyko, pasakysim. Šitas farso metodais išrinktas ir legalumo blaivioje istorijoje ypač stokojantis Seimas surinko grupelę žmonių, kurie vyko į Kremlių įteikti sovietų valdžiai prašymą įstoti į SSRS. Tarp jų buvo ir praėjusio epizodo prasčiausios barzdos savininkas Liudas Gira, aišku, Justas Paleckis būtinai važiavo ir dar keli jums girdėti rašytojai ir politiniai veikėjai. Daugiau apie šitos delegacijos kelionę į Maskvą ir kas ten per dalyviai buvo, pasikalbėsime idėjų komposte. Tai jeigu jau esi mūsų rėmėjų gretose, tai reiks tik palaukti kitos savaitės. O jeigu dar nesi, tai gali nieko ir nedaryti. Bet tik pasakysim, kad prarandi visą krūvą papildomo turinio, galimybę gauti proto pemzos marškinėlius ir kvietimus į gyvus renginius. Tik tiek. O užsienio reikalų ministerijoje Marcelė su kolegė vykdo užduotį. Joms pavesta sunaikinti slaptąjį ministerijos archyvą. Dokumentai, kurie pakenktų Lietuvai padėjusiems žmonėms, turėjo būti perrašyti į pelenus. Greitai Kubiliūtė neteko darbų. Sovietai viską pertvarkė taip, kad jai valstybės aparate tikrai neliko vietos. Bet čia atsivėrė vartai į savo svajonių miestą – Vilnių. Bet kaina, kokią valstybei teko sumokėti, bus jaučiama iki pat mūsų visų. Prasidėjo pirmoji sovietinė okupacija. Polai, Marceliai per pirmą sovietinę okupaciją kiek yra metų? Kem 2. Nes mes peršokom už 10 metų laikotarpį. Darbas Kaune. Vau, keista, kad sovietai jos neutilizavo labai greitai, ne? Iš karto tik perėmė. Grįžusi į Vilnių, Marcelė pradėjo dirbti socialinio aprūpinimo liaudies komisariate, dabartinėje Jakšto gatvėje. Metus bandant apsiprasti prie naujo seno okupanto taisyklių, reikalai pasisuko į rytus. Prasidėjo trėmimai. Marcelė pasiekė galimai dailininko Justo Vienožinskio, nes buvo tik tai Vienožinskis, jos paminėtas memuaruose. Tai jo žinia pasiekė, kad jos brolis Jonas yra naujosios Vilniaus traukinių stotyje. Metusi visus darbus, jį užskubėjo pas brolį, nupirko maisto ir paėmė vandens. Brolį rado uždarytą sausakimšam vagone. Įdavė maistą ir atsisveikino paskutinį kartą. Šitas periodas mums iš dabartinės gyvenimo perspektyvos taip sunkiai suprantamas yra. Mes visi girdėjom apie trėmimus, girdėjom, kad tai buvo, bet labai sunku materializuoti, ką reiškia, kai ateina į tavo namus, tave išsiveda ir išveža už 7000 kilometrų traukiniu, kurio kelionės tu tikriausiai neišgyvensi. Turbūt šitas dalykas galėtų suveikti kaip toks alarmas, jeigu dar sukaisi į Sovietų sąjungą kaip dar partnerį. Turi jo kažkokių nors iliuzijų, kad gali būti kitaip. Tai jas labai greitai tas traukinio vagono vaizdas numuša. Bet taip pat, kaip ji nespėjo gedėti pirmojo brolio dėl Lietuvos nepriklausomybės iškovojimo, taip ir šį kartą mintis teko nukreipti kitur. Hitleris užpuolė Sovietų sąjungą. Yra nesąmonė, kiek visko vyksta šiaip. Kur per savaitę nutinka 5 metų vertės įvykių skaičius. Įdomu, kai sakai, Hitleris užpuolė Sovietų sąjungą, pirma vieta, kur Hitleris užpuolė, buvo Lietuva. Mes tiesiog priklausėm Sovietų sąjungą tuo metu, literaliai per Nemuną persikėlė.
Vilniuje krito bombos, dangų raižė lėktuvai, o žmonės ieškojo saugios vietos, kur galėtų bent trumpam pasislėpti nuo mirties. Buvo duotas ženklas pradėti birželio 23-osios sukilimą, kurį suorganizavo Lietuvos aktyvistų frontas. O Marcelė beje buvo aktyvi jo narė, perdavinėjo štabų informaciją. Apie Lafą kalbėjome 37-ame idėjų komposte pavadinimu Nuo meškos ant vilko holokausto kolaborantai Lietuvoje, kurį tikrai rasite mūsų Patreon arba Ko-fi paskyrose. Rusai mynė lauk iš Vilniaus, o miesto gatves užpildė vokiški įsakymai. Tikėjęsi įgauti autonomijos ir nepriklausomybės, Lafo nariai užkirpo prieš akį per daug pasitikėjo vokiečiais, kurie pradėjo savas represijas prieš lietuvius. Marcelė ėmėsi veiklos, kurią geriausiai mokėjo. Jie organizavo mokymus moterims, kaip rūpintis sužeistaisiais, verbavo visus, kas tik galėjo jai padėti ir gelbėjo lietuvius nuo gestapo. Atsiminimuose jį rašė, kad nepavyko nuo tremties išgelbėti Balios Sruogos. Bet ką pavyko ištraukti iš gestapo nagų, tai Liudo Giros sūnų Vytautą Sirijos Girą. Aš iki šiol nesuprantu šito vardo. Galiu vardą paaiškinti. Istorija yra tokia, jeigu gerai prisimenu, kad Liudas Gira buvo lyg ir įvaikintas ir jis buvo įvaikintas žmogaus, kurio pavardė ir buvo ar Sirijos, ar Sirija, kažkas tokio. Bet čia ateina iš tėvo, tik tiek, kad Liudas Gira nepasirašinėjo kaip Sirijos Gira. Okay. Smagu girdėti, kad žmonės ir tuo metu buvo ganėtinai žaismingi. Nes Sirijos Gira ar kas? Jo, kad tu perneši kažkokią mintį toliau savo vaikam, duodi, pajaus kitokią pavardę ar kažką, kas tau svarbu. Visai. Jo, nes, kodėl tai sakau, nes man atrodo, kad žmonės augę sovietmečiu prarado šitą dalyką, nes... Sustandartizuota viskas. Jo, gebėjimas priimti individualų sprendimą buvo tiesiog atimtas. Tu turėjai pritapti arba dingti iš to. O kad ir kaip pyko ant Liudo Giros dėl tėvynės išdavystės, vis tiek padėjo jam. Ir šitai jai atsipirks ateityje. Jeigu nežinot, apie ką yra Liudas Gira ir kas čia per tėvynės išdavystę buvo paminėta, tai po savaitės idėjų komposte pažadu viską apie Liudą Girą sužinosit. Ir mes kartu su Aivaru. Ne, jūs sužinosit tiek daug, aš net laukiu. Negaliu sulaukti tiesiog šitą. Matant eilėse vedamus žydus, grobiamus jaunus vyrus, niokojamą miestą ir miestiečių gyvenimus, Marcelė rašė atsišaukimus, kad jaunuoliai nestotų į esesininkų būrius, kad priešintųsi nutautėjimui ir susidorojimui. Ir rūpinosi tais, kurie negalėjo pasirūpinti savim – kaliniais, ligoniais, vaikais ir ištremtų žmonių šeimomis. Kubiliūtė parūpino padirbtą pasą vienai žydų mergaitė ir net kurį laiką su ja gyveno, kol mergaitė priklaudė lietuvių šeima. Skurdžios bendraminčių vakarienės maistu, bet ne pokalbiais, vyko iškeliausių Vilniaus šviesolių namuose Trakų gatvėje. Labai gražu klausytis apie žmonės, kurie krizinių momentų supranta, kad vienintelis dalykas, ką tu gali padaryti, yra kontroliuoti aplinkybės, kurias tu gali kontroliuoti. Aš įsivaizduočiau save paskęstantį beprasmybį situacijos sunkumą, bet yra žmonės, kurie žino, kad negali išmesti vokiečių kariuomenės, bet jie žino, kad gali suteikti dokumentus kažkam, kas gali išsigelbėti. Žino, kad gali organizuoti mažas grupės žmonių, kurie gali toliau tęsti kažkokį pasipriešinimą. Labai atrodo kaip stipraus ir pasiruošusio mentaliai žmogaus bruožai, žinai, toks pavydu net kažkuria. Pavydu, nes aš tokiam chaose nemanau, kad surasčiau kažkokį tai aišku kažkokią kelrodę mintį savo viduj. Aš irgi turbūt pasiduočiau visai tai įtakai aplinkos. Tai kaip rasti joje rūpestį kitu, kai aš jau dėl savęs turbūt pasidavęs būčiau. Įdomu, kaip ateina momentas, kai tu supranti, kuo tu gali rūpintis ir kuo negali rūpintis. Ir išsirinkti geriausius atvejus, kuriais tu gali padėti kažkam, žinai. Labai, nežinau, kažkodėl toks gražu, tiesiog gražu, žmogiškai gražu šitai. Ir dar matant, kaip tavo darbai turbūt yra tokie trupinėliai, kaip dar nepalūžti tai bedarant ir rizikuojant dar viskuo. Čia yra gražu, gražu. Tikrai pagirtina ir net pavydu ir visi epitetai tam. Taip, beplanuojant antinacinę veiklą, vokiečių pergalės rytų fronte baigėsi. O ką tai reiškia Lietuvai? Visa, kas blogiausia. Frontas eis atgal, jis vėl pereis tas pačias dar neužgesintas ir neatstatytas vietas, o po nacių turbūt grįž sovietai. Kai įsigilini į laikotarpį ne dekadom, o mėnesiais, supranti, kiek daug viskas keitėsi iš blogo į dar blogiau. Yra įdomu, kad buvo Jaltos konferencija ar ne Jaltos konferencija? O Jaltos nebuvo. Mūsų atidavė kažkurioje konferencijai. Mūsų Teherane, ne? Teherane jau buvo padėti
pamatai šitam ir tai padarė mano itin mylimas FDR. Jo, paskui, tai jis ten, žinai, irgi buvo senas, skauda viską ir dar Stalinas žiauriai daug pastangų įdėjo, kad izoliuotų jį nuo Čerčilio, aš man atrodo, šiek tiek kalbėjau, kur net pas save į compoundą atsivežė, kad Rooseveltas gyventų tam, kad klausysi visko, visi kambariai buvo užbaginti, o laikė visada jį kuo toliau nuo Čerčilio, nes Čerčilis buvo tas, kuris nepasitikėjo Stalinu per daug ir būtų kažką iš karto atkasęs. Tai čia Amerika padarė labai daug mums, o paskui Jalto ištvirtino, man atrodo, jau viską, kaip sakant, oficialiai. Reikštų, kad per 4 metus mus 2 kartus atidavė sovietam. Jo. Jo, dar tik Teherane ten buvo ta tokia iliuzija, nes berods FDR dar bent kažkiek tai spaudė, kad rinkimai turės būti. Demokratinio pasirinkimo būdu referendumais. Tai bus jo, bet be stebėtojų tarptautinių. Tai irgi žinom, kur tai yra sena technika kaip laikas, kalbant apie Rusiją. Dėl ko užsiminiau iš viso apie štai, kad yra didelė tragedija, kiek stipriai žmonės, kurie buvo išsilavinę, tikėjo tą tautų apsisprendimo idėją vis dar tuo metu, manydami, kad Amerika yra nešėjas šito fakelo, kad galim visgi pretenduoti į nepriklausomybę dėl to, kad idėja tokia yra. Bet pasirodo, kad tiesiog perrašyti buvom kaip senas Opelis, žinai, pusbroliai. Vokiečiam besitraukiant iš Lietuvos buvo toks incidentas, kai Marcelė slėpėsi Rūsy, bet iš ten ją išvarė vokiečių kariai. Bet po kelių dienų bomba pataikė tiesiai į tą Rūsį. Kas mirė? Kaip jinai rašė, tai Rūsy į slaptavietę, kur ji atėjo, ir čia viskas Vilniaus centre. Į slaptavietę, kur jie atėjo, žmonės jau ten sėdėjo 8 gal dienas, bet vandens, be šviesos, be nieko, drėgnam kažkokiam tai Rūsy. Tai aš įsivaizduoju, kad ir tam Rūsy, kuris buvo subombarduotas, turėjo būti žmonių. Ir aš nemanau, kad buvo lietuviai tenai. Kaip prisimena Marcelė. Gedimino gatvėje buvo žiaurus vaizdas. Medžiai išlaužyti, gatvė lavonais nuklota. O katedros aikštėlį kapinės. Vienas prie kito gulėjo kareiviai bei jausmiai. Labai puikia citata, vien dėl to, kad kiekvieną kartą, kai einu pro Astorijos viešbutį, man atrodo, prie Rotušės. Atsimenu nuotrauką iš 45 metų birželio Liepos. Yra artilerijos pabūklas prie pat katedros. Ir šalia jo yra 3 negyvi vokiečiai. Katedros ar Rotušės? Rotušės yra 3 artilerijos pabūklas ir 3 negyvi kareiviai, ne? Ir visas kadras, ką tu matai jame, ne, yra nepakitęs. Rotušė, aplinkiniai pastatai, dėl to kiekvieną kartą eidamas tu gali labai vizualiai puikiai įsivaizduoti šitą. Paguldyti tuos žmonės savo jau vaizduoti toj vietoj. Jo, būtent. Ir mes gyvendame dabar taikos metu ir tuo fainesniu laikotarpiu. Gražių šaligatvių metu. Visiškai. Galimai šiek tiek primirštam, kad karas čia buvo ir netgi ten vietose, kurios vis dar yra išlikusios, ne? Ir dėl to tokias citatus. Knygui Maras, kas sugriuoja Vilnių ar kitaip gal vadinasi, yra mūšio aprašymai, kaip vyko mūšis po mūšio per Vilniaus kiekvieną gatvę ir labai baisu skaityti čia. Labai baisu ir labai gerai, kad paminėjai, nes labai rekomenduoju tą knygą, tu mane ir parodai. Prieš porą metų išleistas Antano Verkelio leidinys, kas sugriovė Vilnių. Taip ir vadinasi, čia mes turim studijoje kaip tik nuotraukos, žemėlapiai ir analizė, kaip miestas, kuriame kai kas ir dabar gyvenat arba lankotės, atrodė per Antrą pasaulinį karą ir apie tuos metus. Jo. Ir jeigu galvojat, kad vokiečiai sugriovė Vilnių, tai jūs labai stipriai klystat. Vokiečiai pasitraukė iš Vilniaus. Kubiliūtė atsiminimuose rašė, kaip studentai sekdavo vokiečių kareivius, kur tie užminuoja pastatus, o tada eidavo ir išminuodavo juos. Wow. Studentai. Bet aišku, tylieji juodadarbiai apie save lozungų nerašo. Kaip 1944 vasarą rašė laikraštis Krasnaja Zvezda. Tarybų Lietuvos sostinė išlaisvinta. Sovietinės Baltijos šalys nusimeta vokiečių vergijos pančius, kurie 3 ilgus metus smaugė visas laisvę mylinčias tautas. Raudonoji armija sukasi į Baltijos pakrantės, atnešdama palengvėjimą broliams lietuviams, latviams ir estams. Tikslu.
iš jūsų. Sovietams vėl užspaudus Lietuvą, Marcelė bandė dalyvauti normalaus gyvenimo spektaklyje. Tačiau raudonieji režisieriai ramaus siužeto agentai Elzei suplanavę nebuvo. 1944 vasarą. Marcelė primerktom akim klausosi trankaus beldimo į duris. Prisimerkusi ji ne tik todėl, kad buvo 1 valanda nakties, o dar ir dėl to, kad 44-aisiais areštai buvo tiek pat dažni, kiek šiandien portalų antraštės apie niekam nežinomų žvaigždžių reikalus. Atėję pareigūnai sakė, kad ieško šeimininkės, bet jos neradę liepė Marceliai eiti su jais. Reikia skubiai važiuoti pasirašyti dokumentus dėl buto, kažkur kažką, kiek pasilaužius Marcelė buvo patikinta, kad užtruks vos 10 minučių ir neturėdama kito pasirinkimo su pižama ir vasariniu paltu leidosi žemyn į gatvę. Į gatvę tai aš turiu omeny Gedimino gatvę, kas yra Gedimino prospektas šiandien. O, pamanyk, ponė, Gedimino prospekte gyvena. The most elegantine party in all of New York. Įlipus į mašiną jį pajudėjo. Bet ne link katedros, kur gyveno notaras, o link žvėryno. O, ne. Kaip tik pakeliui link ten, kur buvo saugumo pastatas. Į Lukiškių aikštę žvelgiantis pastatas buvo darbovietė tokių organizacijų kaip Gestapas, NKVD ir KGB. O dabar pakeliui susipažinti su pastato interjeru buvo ir Marcelė Kubiliūtė. Nuvedus į tardymų kambarį, Marcelė kvotė, kas tik netingėjo. Vieną tardytoją, tokį Aleksandrų Gudzevičių, ji prisiminė kaip mažą, žiaurų ir dvokiantį Arielką. O autorė Ona Levandavičiūtė jį pavadino dvasios neūžauga. Atėmęs pasą, tardytojas primiktinai reikalavo pasakyti, kokiem komitetam jį priklausė ir kas su jie dirbo. Labai juokinga, kad tais laikais sakė, kokiam komitete prigulėjot. Prigulėti buvo priklausyti. Okay. Čia ne to, kad jį moteris, bet tiesiog norminis žodis. Okay. Psichologinis smurtas tęsėsi visą naktį. Tardytojai ir patalpos keitėsi, bet Marcelė atsakinėjo nieko nežinanti ir klausė, kada bus valgyti ir kada kas nors atnešė kokį nors rūbą. Maisto rūbų buvo parūpinta minimaliai, bet dabar jos laukia šaltas NKVD rūsys. Pro savo mažytį langą, žiūrintį į dabartinę aukų gatvę, Marcelė girdėjo žmonių balsus. O tada atsigulė ant plikų grindų ir nugrimzdo į sapną, iš kurio dar ilgai nepabus. Anušauskas rašė, kad jos pirma apklausa truko lygiai 24 valandas ir per 24 valandas jai buvo užduoti 24 klausimai. Ok. Nežinau kodėl, nuskambės labai blogai, bet patekus į tą pastatą per 24 valandas išgyventi atrodo kaip visai didelis pasiekimas, nes atsimenu, kai skaičiau Jono Žemaičio tardymo, tą aprašą, kur ties, nežinau, 2 valandą tau nupjauna sėklidas ir yra nasty. Ir, tipo, aš niekada neįsivaizduoju, kaip žmonės tose situacijose, atleiskit, kad tai savo garsiai, bet neįsivaizduoju, kaip jie išsilaiko. Mhm. Kaip tu lieki ištikimu, kaip tu lieki žmogum tiesiog. Iš neapykantos. Gal? Ačiū, Aivarai. Šitas teikia vilties iš tikrųjų, okei. Tai nėra apie tave, tai yra apie neapykantą priešai, okei. Šitai galiu suprasdėm, okei. Anyway, Marcelė 24 valandas uždaryta realiai dabartinėse... Ten teismas. Dabar. Teismas jo. Ir KGB muziejus tenai yra tam pastate. KGB muziejus ir vadinasi, ne? Trumpinti ir vadinama, atrodo, KGB muziejum, bet šiaip genocido aukų kažkaip ten tas ilgas. Čia taip šalia nuo, kur mes sėdėm dabar. Labai keista. Jie yra klausytojų nesilankiusių muziejų, labai rekomenduotina, nes biškį pastato viską į labai tokią įdomią perspektyvą. Kiekvienas mūsų bent kartą turėtume nueiti tą muziejų tiesiog tam, kad suprasti tamsą. Tam Rūsį apsilankytam. Kaip mes nedarim dar ekskursijos į ten, šiaip gal būtų visą idėją. Antras plagas prisijungti prie mūsų Patreon ir Coffee. Mes nesam kartu su podcastu dar ekskursijas iš tą vietą ir tikriausiai reikėtų padaryti. Tikrai verta būtų. O tardymai prasidėjo kitos nakties vidurnaktį. Ir taip kas naktį. Ir taip 2 mėnesius. Mažytai kamerų sargybinis neleidžia Marceliai atsigult. Sovietinės represijų staklės įsisuks visų smarkumu. Iš vienos kameros į kitą siuntinėjimą Marcelė net neturėjo kuo apsiklot. Bet per tardymus laikėsi tvirtai, nieko neišdavė, o apie žygdarbis pasakojo tik tuos, kurį kenkia Lenkam arba Vokiečiam. Protinga moteris.
Iš tardymo protokolų sugrąžinkime ir vieną praėjusio epizodo herojų. Kada dar jūs susitikote su Vrublevskiu? Su Vrublevskiu dar susitikau 1925 metais Kaune. Kokiomis aplinkybėmis įvyko jūsų susitikimas su Vrublevskiu? 1925 metais Vrublevskis atėjo pas mane asmeniškai į butą ir pasakė, kad pirmoji ministerijų kabineto ministras Šleževičius neapmokėjo už išvogtus planus ir dėl to jis prašė mano pagalbos. Tada aš nuėjau pas Šleževičių ir kalbėjau, kad Vrublevskiui būtų išmokėtas atlyginimas, kas ir buvo padaryta. Protokolas parašytas pagal mano žodžius teisingai ir man rusiškai perskaitytas. Labai rekomenduoju paskaityti Dek širdie ant amžinojo laužo knygą, man atrodo, vadinasi, kur yra Marcelės atsiminimai, ten yra sudėti ir jos tardymo protokolai surašyti. Tai labai toks formatu turtingas leidinys. Okay. Bet greitas klausimas, Polai, ar aš teisingai suprantu, kad jos fiziškai nekankino? Kankino, ne? Aš būtent iš to muziejaus, kuriame ji kalėjo, atsimenu tą įrankį, kuris yra kaip lazda su burbulo ant galo ir su spyruoklė, kas reiškia, kad kai užsimoji, smūgis yra labai intensyvus ir neva tai buvo skirta girneliam knežint, kelio girneliam knežint būtent. Tai vat aš nežinau, ko aš nepapasakočiau po šitų poros smūgių, bet ačiū Aivarui vėlgi, nepykanta yra tai, kas turi varyti tuo metu, ne kažkas kito. Nu ir tai visgi Lietuvos saugumo tarnybų atstovai, tai aš spėjau irgi kažkoks ruošimas šitam. Visai nepagalvoju apie šitą, jo, tikriausiai turėjo kažkokį paruošimą, kaip elgtis kitą pagauna priešas. Okay. Prasidėjus ten daugiau negu pusę metų, ji iš giminių gavo siuntinį, bet atsiųstas maistas ir rūbai netaisė sveikatos. Perkelta į grupinę kamerą, ji leisgyvė klausėsi, kaip kartu kalinčios moterys abejojo, ar ji išgyvens. Ir dar dėl ko užpykau ant NKVD visų žmonių, tai kad kai ją suėmė ir išpurtė jos butą, kur jinai nuomojosi kambarį, jie paėmė daug dokumentų, aišku, ir nuotraukų, ir po jos visų tardymų, nežinau kuriuo metu, bet viską sudegino. Ok. Įdomu, kodėl šiaip, nes tai turėtų būti inkriminuojanti medžiaga. Jo, aš nežinau kada. Čia galėjo būti ir kažkokiu laikotarpiu, kai... Kiekvieną kartą, kai šnipai sudegina kitų šnipų medžiagą, aš visą laiką įsivaizduoju, kad yra inkriminuojančios medžiagos ant tų, kurie sudegina. Kas reiškia, kad jos sąrašuose galėjo būti NKVD šnipų, kurie dirbo Lietuvai, žinai? Laisvai. Ir labai apsimokėjo sunaikintą medžiagą, nes kitu atveju tu įmi ją, kad galėtum exposint, kaip ir ką jį dirba. Taip. Okay. Ir lygiai taip pat galėtum, jeigu jau nebuvo tokio nieko apie NKVD žmonės, ir jinai buvo prieš Lenkus ir prieš Vokiečius, tai gal ją įmanoma būtų paversti dvigubą agentę tada. Kas irgi būtų priešti sudeginti dokumentus. Bet Kem 5 Kubiliūtė iškviečiama į kiemą. Su kitais kaliniais jį įveiks ne vieno mūsų su kavyte rankoje ar paspirtuku po kojom iš Tingulio įveiktą atstumą. Per Lukiškių aikštę tiesiai į čia, kur dabar yra Proto Pemzos studija. Rimtai? Į Lukiškių kalėjimą. Nieko nors sakyti, mes sėdim vietų, kur moteris primdavo į... Jo. Ok. Ar gali būti, kad mes sėdim šiuo metu kambarį, kur buvo Marcelė Kubiliūtė iš tikrųjų? Yra kažkiek šansų. Tai gali būti. Klausytojai nemato, bet aš išsižioju šiuo metu. Bet bent jau per tuos pačius vartus tai tikrai jie. Ok. O čia taip vadinamo gyvenimo sąlygos kažkiek pagerėjo. Maistas buvo geresnis, buvo galima išeiti pasivaikščioti, Marcelė gaudavo siuntinių, kas 2 savaitės nuvesdavo į pirtį. Kameroje vienas kalinės keitė kitas, tik Marcelis niekur iš teritorijos neišleisdavo, nebent tardymui į NKVD pastatą. Bet nemanykim, kad kalėjimas buvo žmogiškumui puoselėti skirta vieta. Vienutė, draudimas miegoti, šaltis, sargybinių gąsdinimai ir pergrūstas vaitotojų sandėlis gyvenimą trumpino kaip vėžys. Kem 5 Lukiškėse, kurio šiaip talpino 3200 žmonių, nelaisvai buvo beveik 9000. Tai normalu kiekvieną kartą, kai tik Lukiškės paima kokią nors užsienio jėgą, pergrūda bent 3 negu įmanoma. Taip. Vieną žiemos dienų Marcelė ėjo per Lukiškių kiemą, avėdama klumpes, o žemė buvo pasidengusi ledu. Ji paslydo ir išsinarino riešą. Nuvesta pas felčerį sulaukė pagalbos.
Kariškis jai truktelėjo ranką, kad atstatytų kaulą ne į vietą, o tiesiog į kitą vietą, apdėjo porą lentelių ir aprišęs paleido atgal į kamerą. Good enough. Trumpam noriu sustoti, ar tai yra pirma istorija, neskaitant istoriją apie holokaustą, kur mes turim žmogų buvusi čia, kur mes esam fiziškai? Kad tiek laiko ir taip gal turėtume detalių apie jo, tai būtent, nesu tikras. Tai gal? Jo, Dekanidze minėjom irgi vienam iš epizodų. Praėjo 2 metai nuo to ryto, kai ją iš namų išsivežė NKVD. Kem 6 rugpjūtį Marcelė Kubiliūtė buvo informuota, kad pagaliau ji galės palikti Lukiškių kalėjimą, bet yra 3 metams siunčiama į Sibirą. Ir čia įdomi vieta, nes kaip tokio kalibro rezistentai bausmė buvo pakankamai kukli. 2 metus praleistus kalėjime ją įskaičiavo į iš viso 5 metų tremties bausmę, bet ją siuntė net ne į lagerį, o tiesiog lauk iš Lietuvos. Bet tam buvo priežastis. Kokia Polai? Nes Marcelė buvo dar ne iki galo išgręžtas mandarinas. Ką turi menį? Nes ji vis dar turėjo, ji nieko neišdavė per savo tardymus pakankamai, kad būtų susekti žmonės ir kad būtų galima uždaryti kažkokį tai didžiulį tinklą, kurį NKVD matė kaip vis dar aktyvų. Tai ją išsiųsdami į tremtį, jie pirmą paliks ją gyvą, antrą galės ją stebėti ir nėra šansų, kad iš tremties jį nebendraus su niekuo. Gali stebėti susirašinėjimus, Okay. Tai čia buvo toks metodas pasirinktas tam, kad daugiau dar išgręžtum iš jos. Man taip keista girdėti NKVD veikimo metoduose kažkokį nesmurtinį aspektą, kad nėra tiesiog suknežinam tau kelius ir tu pasakysi, ko mums reikia. Šitai yra naujiena. Šitas nesmurtinis aspektas jie labai daug pasiėmė ne iš ko kito, iš caro slaptosios policijos, tarp kitko, nes labai daug tų metodų paskui ir pasitikslinau jie perėmė. Tai smurto savo atsinešė, o šitas galėjau naudoti iš anksčiau, nes tada irgi buvo persekiojami tie susirašinėjimai ir panašiai. Tas pats, kai Stalinas tupėjo ten prie Arktinio rato, jo laiškus irgi perėmindavo. Bet čia atrodo proto reikalaujantis mąstymas, kur tu... Ko nesitikė. Ko nesitikė iš NKVD, ne? Okay. Iš Lukiškių kalėjimo į traukinių stotį. Vilnius, Minskas, Maskva, pro Uralo kalnus į Sverdlovską, tiesia linija nuo Punsko, beveik 3,5 kilometrų. Traukinys pilnas ne pačių draugiškiausių veidų, balsų ir užmojų. Kvapų irgi turbūt. Ne. Sverdlovske teko palaukti 8 dienas, tada tolyn į rytus į Tiumenę. 2 savaitės kalėjimo ten ir Marcelė gauna pažymėjimą ir turi registruotis milicijai, bet yra išleidžiama į savotišką laisvę. Teks dirbti, pinigų tiek pat kiek sveikatos, beveik nėra, o darbas vien statybose. Įkalbėjusi saugumo viršininką Marcelė gauna leidimą vykti dar toliau į rytus, į Tobolską. Ten turėtų būti buhalterės darbo. Bet garlaivio bilietas kainuoja nemažus pinigus, todėl Kubiliūtei teko parduoti kelis rūbus. Iš Tobolsko 75 km su ne pačiu greičiausiu arkliu iki Ingairo kolūkio, vis tolyn ir tolyn nuo namų. Ar galėtum, Paulai, geografiškai įdėti mums piną, kur mes esam? Mes esam 3,5 kilometrų į rytus, sakyčiau, tarp dabartinės Rusijos pietų ir Kazachstano. Ir čia yra Rusijos, nėra taiginė dalis, ne? Pietinė labiau tikriausiai. Ne, bet jau už Uralo kalnų, tai pietinė, bet jau baisiai to. Jeigu transsiberinį geležinkelį įsivaizduotume, kažkur jis tikriausiai yra ta linija, per kur žmonės išmėto, ne? Aš tiesiog bandau Rusiją didelę, tiesiog geografiškai. Atvykus į Ingairą, Marcelė rado kambarį ir jau užimtą buhalterės etatą, todėl įsidarbino siuvyklai. Darbas buvo sunkus, nes teko siūt kailinius, kas greitai atmuša jau ir taip NKVD tyrėjų ir Lukiškių kalėjimo kiemo ledo atmuštas rankas. Also, žinai, čia kaip Vilius buvo ištremtas į Silicio slėnį ir tapo programeriu. Maždaug kažkur šitoj vietoj, kur tu niekada nedarysi šitą dalyką, bet kadangi jau esi ten, tai arba darysi šitai, arba mirsi. Taip, bet papildysiu tavo mintį to, kad jinai siūti mokėjo. Jinai netgi buvo, jinai kaip Vilniui dar gyveno, vienas iš butų, kur jinai apsimestinai, pavadinkim, gyveno. Ji buvo įsirengus siuvyklą. Jos priedanga buvo išmoko siūt būdama priedangoje, ne? Taip, šnipinėjimas ją išmokė siūti. Ir kas galėjo pagalvoti, kad tai padės tremti? Bet kailinius yra labai sunku siūti. Dar rusiškos gamybos sąlygomis, tarp kitko, nepamirškim, kur turbūt buvo kažkoks... Adata yra
surūdijusių 3, viskas daroma yra Rusiuose su ten kokiom, nežinau, keroseno lempom ir dar pusė to rūsio yra visada drėgnas arba apsemtas kažkokio vandenio. Jo. Ir asbestą nepamiršti. Adata yra tiesiog pagalys, šaka, žinai. Įsivaizduok adatą. Tradiciniai siuvimas, žinai, istoriškai. Tu gali, jo. Mato akmenį, pasidarysit adatą, pasidarysit siūlus, padarysit kalnius. Ten kailiniai vis dar laksto, pats įsimedžios. Opa. Ir. Tai kad negalvotumėt, kad Marcelė jau viskas taip labai gerai, tai Camp 7 ji namuose, kur gyveno, sakė, ten buvo rūsio durys grindyse, tai jinai įkrito į tą rūsį. Ir taip susitrenkė koją, kad teko vaikščioti su lasdelė. Eina savo. Bet čia jie jau apie 50 kažkur. 49. Jo. Mhm. Bet bent jau žmonės, pas kurios gyveno, rūpinosi ją kaip sava. Šiaip apskritai jinai apie žmonės, kurie ją priėmė tremty, atsiliepė teigiamai. Nors klimatas buvo žiaurus ir ten kartais tekdavo ir 40 laipsnių šaltį su plonais rūbais kest. Mhm. Ten išgyvent pats vienas vargiai ar galėjai, turėjai kažkokios pagalbos, turėjai. Niekaip. Būtent turėti kažkokią bendruomeniškumą, bet net ir tame bent jau istorijos, kuris yra tekę skaityti, žmonės, kurie atsimena tremtį, jie savo draugais matydavo žmonės, su kuriais pateko į tremtį, o vietiniai dažniausiai būdavo priešiški šitam dalykui. Ir labai gerai, kad Aivaras užsiminė, nes atsimenu, močiutės brolius, ar neatsimenu, kas pasakoja apie, vėlgi jis pats nebuvo, bet savo draugus buvusius tremtyje, kurie pasakojo, kaip jie nuvažiavę į totaliai nepriimtiną teritoriją, kur negali praktiškai nieko užsiauginti, kažkokiu būdu sugebėjo susikurti ūkį, kažką auginti. Ir lygiai grečiai yra rusai, kurie vietoj to, kad bandytų atkartoti sėkmingą modelį, nekęsdavo jų dėl to, kad jie turi kaip užsiauginti maistą. Žinai, ir why? Exactly. Bet smagu girdėti, kad būdavo žmonių, kurie suprasdavo, kad tik žmonės, žinai. Bet jų nebuvo daug, kaip aš supratau. Ja, bet bent jau pasisekė ir tokių. O sveikatai nesitaisant, Marcelė milicijos išsiprašė, kad galėtų grįžti į Tobolską. Visgi didesnis miestas, bent vieną daktarą gal ten tikrai turės. Ir atvykus į kažkada buvusią istorinę Sibiro sostinę, ji vaikštinėjo miesto gatvėm ieškodama darbo. Džiaugiasi ne tik rastų darbų siuvyklai, bet kaip ir rašė, pagaliau užplombuotais dantim. Aš po visos šios kelionės, kai šitą perskaičiau, dar supratau, kad mane visą laiką turėjo lydėti dantų skausmas dar šitą istoriją ir net nenorėjau versti atgal puslapį. Defaultinė būsena. Stalinui tas pats buvo irgi, jam, kai tik arseniko uždėjo ir tiesiog tie dantys iškrito, jam buvo, pasibaigė skausmas, tai jis realiai irgi visą tą kelią pravažiavo. Tai žinant higienos standartus to meto tenais. Mane kas labai glumina šiuo metu, kai tu pasakai Paulai, kad jie buvo savo tremties vietoj ir aš įsivaizduodavau tai visą laiką gulaginiu principu, kad tu esi kalėjime, bet tave išmeta tiesiog taip toli nuo tavo namų, kad tu gali pareiti, kas yra nerealu ir tau tiesiog reikia gyventi gyvenimą. Ne? Tu nuvažiuoji iki Tobolsko, turi ieškoti, kur dantis susitvarkyti, turi kažkaip tęsti savo gyvenimą. Turi išgyventi. Taip. Jo. Bet tu negali eiti atgal, tu negali pabėgti, tu turi registruotis milicijoje ir taip toliau. Tai tiesiog, nebus, kad tu, žinai, tave išmetė kažkur labai toli, ir bandyk pareiti. Tu turi ten ir būti. Ir man labai sunku suprasti kalėjimą kaip valstybę. Žinai, ne kalėjimą kaip gulagą. Gulagą aš galiu įsivaizduoti, bet kalėjimą dydžiu savo, kad tave už tiek toli 1000 kilometrų palieka, kad tau neįmanoma grįžti. Šitai man neapsiverčia, tiesiog galvoju. Labai rekomenduoju Anos Applebaum Gulagą History. Labai padeda susivoktame visame mastelėje. Bet seniai įpročiai ir Sibire neužšalo. Šeimininkės, pas kurią Marcelė gyveno Tobolske, dukra buvo komjaunuolė ir akylai sekė, kad tremtinė veikia. Mieste buvo kelios lietuvių šeimos, Marcelė jiem perduodavo iš Lietuvos gautus laikraščius. Nepasitenkinimo klasikinė Kubiliūtės veikla kulminacija tapo milicijos raštas, kad Marcelės sveikatai kenkia vietos klimatas ir ji bus siunčiama į Akmolinsko miestą Kazachstane. Piečiau, šilčiau, sveikiau bus jai. Kiekvieną kartą, kai tave siunčia į Kazachstaną, atrodo, kad tikrai gavai sanatorijos biletą. Kiekvienas žmogus gali paliūti šitai. Net vykstant į Akmolinską, jie sekė kariai, kad tik jį kur nors nenuklystų. Su lasdelė moteris pabėgs. Jo. Taip, ir šitas, prisimink šitą, Aivarai, ir vėliau bus dar labiau apgailėtina. Atvykus jį buvo nusiusta dar toliau į Atbasaro miestelį, kur už 50 rublių per mėnesį gavo gyvenamą vietą.
Vėl rado darbą kailių savyklai, o alga buvo apie 60 rublių per mėnesį. Tai jeigu nesintiniai iš namų, Marcelė turbūt būtų daug sunkiau gyvenus tremty. Okay. Gyvenimas vertė ne tik savyklai, bet ir kolūkį darbuotis. Kubiliūtės aprašomi stichiniai orai visais metų laikais, kultūriniai kazokų gyvenimo ypatumai ir sunkumai kolūkį mane vertė stebėtis, kaip ji visa sulaužyta neprarado motyvacijos apskritai gyvent. Laikui bėgant atsirado net interesantų 50-metai tremtiniai į poras. Jai pasipiršo ukrainietis mokytojas, o dar sparną aplink ją raižė toks teisininkas kazokas. Bet 49 rugsėjį visas aplinkinių dėmesys nublanko prieš milicijos pareigūno žinutę. Ištrėmimo terminas baigėsi. Rytoj gausite pasą ir galite vykti kur norite. Ar tai reiškia, kad oficiali tremtis baigėsi? Taip. Okay. Tai jį gali pradėti eiti namo. Eit namo. Iš Kazakstano. Taip, bet jie išvažiavo traukiniu. Po 5 dienų, jai paskelbė, po 5 dienų jie išvažiavo traukiniu namo, sustojo Čeliabinske, Maskvoje, spėjo dar ir miestus apeit, kol laukia traukinių. Nes Čeliabinske yra ką pamatyti labai. Tai sakė, į muziejus ten nuėjo kelias ir apsižiūrėjo. Išsikultūrinus moteris, net Čeliabinske rado muziejų kažkokį, kur gali nors trumpam pamiršti egzistencijos kančią, žinai. Grįždama iš tremties. Jo. Ne tai, kad kuo greičiau mautum į namus, bet... Tai spalio pradžioje Marcelė, kad ir skaudančiom, bet savom kojom vėl stovėjo Vilniaus traukinių stoty. Yes, Marcelė! Fuck yeah! Šiaip, kai prasidėjo epizodas, dar galvau pradėti nuo to, kaip paskelbė, kad jos ieško. Ji dar savaitę Vilniui slėpėsi ir gyveno, nes turėjo laiko praeit, kol pagamins jai netikrus dokumentus. Ir jinai po savaitės aprašė, kaip Vilniui vakariniu traukiniu iš Vilniaus traukinių stoties pajudėjo į Lietuvos šiaurę, link Dūkštą, man atrodo, paskutinės ten stotelė buvo. Ir aš kažkaip tokį aišku prisiminimą turiu Vilniaus traukinių stoties. Ir dar nebuvau nuėjęs, bet irgi dar vienas objektas į visą šitą istoriją, kur atrodo per tokį filtrą galėtum žiūrėti, tiesiog eit tais takais ir tom vietom, kur jinai buvo. Ką mes bendro turim su tai žmonėm, kurie patyrė dalykus šitą miestą, žinai, tos pačios vietos, net pastatai yra smagu dėl šitą. Bet sostinėje gyvenamosios vietos Marcelė neturi, todėl kreipėsi į draugus ir buvusius kolegas, kurie su mielu noru ją priima apsistoti. Draugas aktorius Juozas Kanopka, kuris beje vaidino Velnio nuotakoj, Marceliai perdavė 500 rublių. Čia labai daug pinigų. Daugą nebuvo štai? No. Okay. Paskutinį kartą ji Juozą matė, kai buvo Kem 5 vedama per Lukiškių aikštę į kalėjimą. Nėra tikslių įrodymų, bet kažkokia kibirkštėlė tarp jų buvo, tik tai kad gal vien pusė, bet 500 rublių visai pravertė. Bet greitai ir tie baigėsi, nes buvusios tremtinės kaip taisyklė niekas nenorėjo priimti darbą. Sočiais komunistais tapę lietuviai užtrenkė duris Marceliai įsidarbinti mokslo akademijai, o taip ir neradus jokio darbo Vilniui, ji laikinai įsidarbino Čiurlionio muziejų Kaune. Daug buvusių bendražygių Lietuvoje bijojo kalbėti su Marcelė. Ir tam buvo pagrindo. Sugrįžusi į gimtinę, Kubiliūtė buvo toliau atkakliai sekama. Sovietiniai agentai ją nusekė iki pat Tauragės, kur kelių valdyboje ji pagaliau gavo sąskaitininkės darbą. Tauragė ne Vilnius ir ne Kaunas, bet kaip sakė geriausi Lietuvos hip-hopo dainiai, ar Vilnius ar Kaunas, Druskai ir Alytus, visi miestai gražus, visi fanai lygus. Ir čia beje nutrūksta jos rašomi atsiminimai. Gal pajautė kažkokį, nežinau, kodėl nutrūksta dienoraščio rašymas, gal saugiai kažkaip pasijautė, arba jau nebėra reikalo dokumentuoti išgyvenimus savo tokius smarkesnius. Gal norėjo pabūti savo, žinai? Man atrodo, kai žmonės rašo dalykus rašo apie tai, ką patiria, kartais pamiršta būti čia, nes tu arba rašai, ką matei, arba ko tikės, o kai nustoji tą daryti, tu iš tikrųjų esi... Pakeli galvą nuo to... tu esi dabar. Ir gali savo būti tenai, žinai. Arba tiesiog prarado viltį. Irgi lygiai taip pat galimybė. Marcelė lanko giminės ir su sovietiniu pasu jaučiasi pakankamai laisva. Greičiausiai tiek laisva, kad 51 pavasarį nebe jos žinios Tauragiai buvo susprogdinta stadiono tribūna. What? Greitai po to sovietų slaptosios tarnybos išsikvietė agentę slapyvardžiu Markova ir liepė jai vykti į Tauragę. Daugiau apie šitą įvykį papasakosiu idėjų kompostę, tai įsijunkit po savaitės ten apie Tauragę ir apie vieną veikėją, kuriam beskaitydamas apie jį užsiauginau vešlę, neapykantos ir paniekos barstą. Duosiu užuominą. Liudas Gira. Oh yeah! Atrodo, kad tu prominai jau 2 idėjų kompostus per vieną epizodą, Paul, tai nežinau, kaip mes čia matysim šitą dalyką, bet... Yeah. Jis toks bus net ne 2, o 3. Okay.
Greitai Marcelė gavo leidimą sugrįžti iš Tauragės į Vilnių. Kodėl? Greičiausiai dėl to, kad sovietai tingėjo važinėti į Tauragę ir turbūt, kad Vilniuje lengviau sekt. Bet sostiniai vėl ta pati studento rugpjūčio mėnesį problema. Kur gyvent? O namus jį randa Žvėryne, Maloniojoje gatvėje 17. Spėkit, kas ten gyveno. Salomėja Nėris. Būtų įdomu, bet nemanau, kad ji vedama neapykantos, kad Salomėja Nėris irgi dalyvavo Stalino saulės parvežime, būtų... Aš galvoju tiesiog, kas tuo metu galėjo dar gyventi sovietiniai Lietuvoje, žinai, legaliai. Drumroll. Ten gyveno Liudo Giros, kuris pasimirė dar prieš 5 metus našlė Bronislava Girienė. Namas beje vis dar stovi, ten man atrodo yra net lentelė. Čia yra Malonioji gatvė Žvėryne, yra prie pat Green Hallo. Ir tas namas yra grinai ant kampų. Jūs visi, kas esate pro ten važiavę, tikrai esate. Ten Marcelė gyveno kažkurio metu? Taip. Wow, Tai praeikit kada nors, tikrai labai verta. Nice. O Girienė nebuvo labai maloni moteris, bet Marcelė iš Gestapo nagų, kaip atsiminam, buvo išgelbėjusi Girų sūnų. Todėl automatiškai tai šiek tiek sąskaitėlė yra. Jo, taip kaip skolinga jautėsi turbūt Girienė. Bet tuo pačiu už kambarį reikėjo dirbti namų ruošos darbus, o sveikata tai nelabai leido. Knygom nukrautas kambarėlis, vargai buity, o gatviai, įtarus sovietų seklių žvilgsniai, bandantys perskaityti Marcelės planus, sužlugdyti dar vienos valstybės okupacinius kėslus. Tai ją visą laiką persika, net kai buvo mid-50s. Taip, ligota su lasdele moteris. Bet matai, tu ieškai, kaip KGB agentas, tu neieškai tokio Halko Hogano, kuris yra fiziškai stiprus sunaikinti tavo valstybę. Tu ieškai kažko šviesaus, kas gali kalbėti, kas turi daug pažįstamų ir kas turi minčių ir idėjų. Man tiesiog keista, kad yra etatas stebėti senus žmonės, kurie nebėra savo pikėjų, jų santykiai ir išėjai sutrūkinėja. Ir vėliau ne vienas etatas. Taip, čia kalbam apie tokį organizacinį darbą, kad... Stalininė Sovietų sąjunga, tai ten tas aparatas buvo beprotiškai didelis. Tiesiog labai sunku kažkaip apriepti šitą dabartiniais kontekstais, kad seną žmogų iš tremties grįžusi, kuris nebelabai ką turi. Palikit ramybę. Tu turi dar atskirą trupę žmonių, jaunų, ambicingų žmonių, kurie jie stebi. Wow, bet tikriausiai dėl to ir veikia stalinizmas, kai dabar pagalvoju. Jo, tokio levelio reikia paranojos, kad tai... Ir visi darbus turėjo. Ir visi darbus turėjo. Būtai nemokam buvo. Opa, jo. Prašau. Malonėje gatvę vis tekdavo palikti ne tik dėl susitikimų su draugais šviesuomenės atstovais, bet ir dėl vizitų į ligoninę ar tai sanatoriją. Marcelė fiziškai blanko draugų akise, bet viduje degė meilė Lietuvai. Kiek gali dovanojo draugų vaikams lietuviškas knygas, tremtiniams siunčia Maironio raštus ir vaikiškas knygutes. Bet agentės Elzės misija žemėje kažkada turėjo baigtis. Nepataisomai pasiligojus, Marcelė Kubiliūtė paskutinį savo knygos puslapį užverčia 1963 vasarą Vyžulionių dvaro sanatorijoje netoli Vilniaus. Nuostabiai gražus pastatas, gaila, kad tvora aptvertas, bet aš niekada nežinojau, kad ten buvo dvaras ir sanatorija, bent jau Google Maps'ose pasižiūrėkit, kaip atrodo pastatas Vyžulionių dvaras. Tarpukariu Marcelė gavo net 4 valstybinius apdovanojimus ir iki šiol yra vienintelė lietuvė apdovanota visais svarbiausiais Lietuvos ordinais. Į jos pašarvojimo vietą Labdarių gatvės pirmame name, vėlgi pratrypta gatvė, pirminant gal tikrai, tai pirmame name rinkosi visa Vilniaus šviesuomenė, visi, kurių gyvenimus palėtė ji ir jos neužgesinamas ryžtas. Lietuvos antklodei istorinė ir kultūrinė prasme unikaliam laikotarpį buvo sudygsniuota begalė pavardžių ir jų darbų. Ir ta antklodė niekada netapo kilimu ant sienos. O raštus ir spalvas nulėmė įvykiai buvo pakankamai neseniai, kad savo turtingais šaltiniais ir gyva atmintimi įtrauks kiekvieną, kuris dar nežino, kaip smarkiai gali pamilti savo šalį. O lai mūsų dvidalio apie Marcelę Kubiliūtę pabaiga būna jūsų domėjimuose jie pradžia. Rekomenduoju paskaityti knygą Dek širdį ant amžinojo aukuro, kur yra jos atsiminimai. Rekomenduoju peržiūrėti Lietuvos archyvo virtualią parodą, perskaityti apie ją išleistą komiksą, pažiūrėti LRT medžiagą apie ją, aplankyti vis dar stovinčią obelį Tindžiuliuose ir pasivaikščioti po Vilnių gatvėm, kuriam kažkada ėjo agentė Elzė. O jei būsit kada Rasų kapinėse, kur Kubiliūtė su Duopkosiu dviese laidojo lietuvius, tai rasit ir jos kapą. Rasit ir Liudo Giros, bet apie jį ir priežastis, kodėl prie jo kapo galima ir neiti, idėjų komposte po savaitės. Boom! Povilai, visų pirma,
labai tau ačiū, vien dėl to, kad Marcelės Kubiliūtės vardas ir pavardė man buvo visiškai nežinomi iki tol, kol tu netneši jų šitą į mūsų laidą. Bet apversdamas mūsų įprastą laidos galą aukštinkojom, aš noriu paklausti tavęs, kaip manai, kodėl mums verta žinot, kad Marcelė Kubiliūtė iš viso buvo? Kodėl ji yra svarbi? Nes tu skaitai daug šaltinių, kodėl? Kodėl turėtų žmogus, kuris niekada apie ją negirdėjo, žinot apie ją? Atsakysiu pasakydamas, ko aš išmokau iš šitos istorijos. Tai galbūt tą patį pavyzdį ras ir kiti žmonės. Aš nežinau, kad žmogus gali tiek pasiaukojančiai veikti ne dėl savęs, o dėl kažko kito ir taip ilgai. Ir aš po visų skaitimų šitų jaučiausi mažiausiai įkveptas, nebūtinai būt patriotu, o gal tiesiog geresniu žmogum. Okay. Tai jeigu išimsi visą patriotiškumo elementą iš visos šitos personos gyvenimo, bent jau tie visi elementai, ką ji veikia, kiek laiko ji tuo užsiėmė ir kaip nenumaldomai, kaip nesustojamai jinai tai darė, nors tiek kliūčių buvo metama ir tiek jau net fiziškai sluošinta buvo. Man yra keista, kaip taip galima būti tokiu užsispyrusiu. Okay. Ar tai būtų tokia manifestacija žmogaus, kuris gal nebūtinai yra topė priimantis sprendimus, bet žmogus, kuris savo pasiaukojimu leidžia tiem sprendimam tapti realybę, ne? Taip. Nice. Again, ačiū už istoriją. Iš to, ką sakai, labai personažas, su kuriuo gali susitapatinti, nes aš nežinau, niekada nematau savęs kaip sprendimų priėmėjų gretose, bet jeigu mane įstatytų į tinkamas vėžes, ne, kur aš galiu padėti didesniam tikslui, manau, kad galėčiau tą padaryti. Ir Maros Marcelė yra to įsikūnymas, ne, žmogus, kuris nėra nei kvailas, nei negabus, nei kaip tik priešingai turi visas tas kertinės savybės ir gali niekada nesustot bandyti eiti biški toliau. Nemeluosiu, man neįtikėtinai keista, kad sovietai jos nenužudė, aš šito niekaip negaliu suprasti, bet tas faktas, kad jie sugebėjo kažkokiu būdu išgyventi tremtį ir po to dar Maironio eilėraščius siuntinėti toliau žmonėm, kas yra, jin toliau gyvena savo gyvenimą toliau, jie žino, kad jie seka, bet ką jūs man dar padarysit, žinai? Aš tiesiog darysiu tai, kas aš esu, ne? Labai ačiū, Paul, vien dėl to, kad, ne tik dėl to, bet mes esam girdėję kritikos, kad ne tiek dažnai turim gal moterų savo laidose. Tai labai faina turėti moterį šnipę, kurios dėka kažkuria prasme mes turim Vilnių, kokį turim, žinai? Sutinku. Ir man labai patinka, kad jos visą laiką pabrėžtas gerumas kitiem, kažkodėl man standartiškai tai rodytų į patiklų žmogų. O jinai buvo priešingai. Kažkaip tas gerumas toks būdavo pasvertas ir tas jos sugebėjimas išlysti iš situacijų ir, kaip ir sakei, nepakliūt. Pakliūt į nagus, bet nepakliūt į nagus taip, kad tavęs nebeliktų ir tu liktum tik tai kažkokio protokolo mokėt pakliūt taip, kad tavęs neužmuštų NKVD rūmuose, ne? Kas tikrai ne kiekvienam išėjo. Tai that's a lot. Labai greitai, nes pamiršiu šitą mintį, bet labai tragedija didelė yra ta, kad tokių žmonių kaip Marcelė dėka, kurie skyrė tarpukarį įrodyti, kad Vilnius mums yra svarbus, mes jį turim dabar, nes dėja, bet Maskvoje buvo suprasta, kad jis mums tiek svarbus, kad jį mums galėtų duoti kaip užstatą, ne? Ir tie patys žmonės po to čia nerado vietos tiesiog. Yra įdomu, mažiausiai. Skaudu, jo. Bet, hei, mes turim Vilnių. Ačiū Marcelė, tai... Ir jeigu kada galvojot, tie, kas neturit savo nekilnojamo turto, tai nesibaiminkit, Marcelė irgi niekada jo neturėjo. Kaip ir Jonas Basanavičius. Iš mano pusės irgi ačiū labai didelis. Man galbūt labiausiai stringa tas, kad kai atrodo, kad pirmame epizode, kai kalbėjom apie ją, tai atrodė, kad visada yra šalia kažkokių tai mirties ar pavojaus gniaužtų, o iš antrosios gyvenimo pusės atrodo, ar netgi 2/3 jos gyvenimo likusių, atrodo, kad tie žabtai buvo dar arčiau jos ir jie buvo daug didesni, stipresni, bjauresni ir visaip kitaip. Visas tikimybės jos išgyvenimo sumažintys vos neįkimini buvo. Tai čia ne tik tokia tvirtybė, bet turbūt ir žiauriai
Ir tam tikri protiniai gebėjimai yra reikalingi šitaip išlaviruoti visą laiką, kai tu dar didelę laiko dalį esi žmogus, kuris nėra savo pilnam fiziniam pajėgume, ar ne, ten, kai pasakoja apie tas jos traumas, visą kitą, tai tikrai nepalengvino gyvenimo tokiose vietose kaip Lukiškės arba ten kažkokia Rusijos Šikna, kurioje jinai atsidūrė ir turėjo dirbti dar neįtin lengvus darbus. Tai jo, ačiū, buvo labai cool, aš pavardę buvau tik tai girdėjęs, bet visiškai nieko nežinojau, tai dabar faina, kad buvo susipažinta ir aišku, į Vilniaus vietas tam tikras irgi žiūrėsiu jau kitaip. 2 dalykai. Mes esam literaliai pirmą kartą ar pirmi žmonės, kur galim Lukiškes patirti kaip fainą vietą. Niekada nebuvo šito dalyko iki šito. Ir kita dalis yra, kad labai tragiška visoje mūsų istorijoje yra, kad žmonės, kurie labiausiai mylėjo mūsų valstybę, galiausiai buvo išmesti į, kaip Pavras sakė, totales Rusijos Šiknas ar Kazachstanas. Ruseckas, tas pats, visi žmonės numesti į užantį kažkokį, į niekur, ne tam. Ir kiek jų negrįžo. Ir tie, kurie labiausiai norėjo, kad mes gyventume tuos gyvenimus, kur dabar gyvenam tikriausiai. Tai, nice. Man patinka jausti dėkingumo jausmą po epizodų, nes dažniausiai jaučiu tą, pasišlikštėjimą, pyktį, ar ačiū Dievui, kad baigiam ir panašiai, bet jo, faina išgirsti vilties kažkokios ypatingai šiuo metu. Faina, smagu buvo papasakot, kažkaip Aivarai užsiminė apie tos žabtus, tai pagalvojau, kad Marcelė buvo toks, sovietiniuose žabtuose jinai buvo tas irisas, kur tiesiog visur, tu niekaip jo neperkasi ir kol sukramtysi, jis bus visur ir galų gale vis tiek tu neturėsi labai geros turbūt patirties. Bet labai ačiū, kad paklausėt, labai džiaugiuosi susipažinęs su šitą istoriją ir manau, kad verta ją žinot. Ir dar daug dalykų, žinokit, bus verta žinoti, aš nežinau, kaip papasakot, bet po savaitės įsijunkit idėjų kompostą, aš labai laukiu pats jo, nes kalbėsim apie... Nežinau, kiek jums paliko Polas šitų pakartojimų apie idėjų kompostą, bet mes įrašinėdami girdėjom, dabar jau 5 kartas yra, kai jis šitą minį, tai bet... tikrai įsijungit, prašau, mes dar nežinom, ką jis papasakos, nes mes vėliau įrašinėsim idėjų kompostą, tai įsijungit, o už 2 savaičių jūsų lauks epizodas, kuris bus toks nefainas, kad mes, vieni mūsų reklamdaviai atsisakė reklamą ten turėti. Tai nepamirškit idėjų komposto ir nepamirškit už 2 savaičių ateiti su labai... Tuščiu skrandžiu. Tuščiu skrandžiu ateikit. Tuščiu skrandžiu sužinoti, bet ateikit be vaikų. Nes ateisim į savo, nežinau kaip pavadinti mūsų Gold Star epizodas. Auksė žvaigždė. Auksė žvaigždės, jo. Tai lauksim susitikimų su jumis tikrai. Jo, ir ateikit į Coffee, ateikit į Patreon, ateikit į Facebooką, Instagramą. Visur, kur esam, sekit mus. Daugiau istorijų tikrai esam paruošę ir labai nekantraujam jas papasakoti. Tai mums reikia jūsų, kad jas klausytumėt. Šitas pavasaris bus labai gausus naujom pas mus, tai mes dar apie jas papasakosim vėliau. Bet tik tai žmonės, kurie yra tik tai žmonės, kurie pas mus Patreon ir Coffee sužinos apie tai pirmi ir tik tai jie galės prisidėti prieš to. Tai, bet kaip vėlgi pasakysiu, kaip sako krikščionys, tikrai verta ir teisinga. Tai šitam kartui tiek, ačiū jum ir susitiksim kitą savaitę idėjų kompostą. 6 kartų. Arba po 2 savaičių tuščiais skrandžiais vėliaus epizode. Iki. Palaukit. Epizodo istorija baigėsi, bet kas nesibaigė, tai mūsų padėkos mūsų didžiausiam rėmėjui. Taigi, ačiū sakome Mikui Kūrui, Vilenai, Emilijai, Edvinui, 92 centais žemiau žemiausios E bemolio oktavos. Povlas liepė susimokėti. Tomai, taip, sakiau ir šaunuolis. Labai gerai, faina. Ar čia tikras pokalbis buvo? Taip, tai vyko Spartos bare. Wow, nice. Maladės. Ačiū Paulai. Ačiū Tomai. Ačiū Tomai. Taip. Dėkojom Namalėtų, Nakrantų smėlėtų. Ačiū Mariui, Šmirgeliui, Dovilėpo, Evelinai, Simonui, Ramūnui, Akviliai, Agniai, H. Squirrel, Doviliai, Nojui, Robertui, Seniui Seniauskui, Mechanikui, Šakaron, Mindaugui, Kristinai, Gyčiui, Sauliai, Artūrui, Arūnui, Austėjai, Ironijai. Ačiū Regimantui, Mindaugui, Agniai ir Ryžos katytės vergui. Ačiū esu neščiai nuo uošvio piktuoliai apeinam.
Okay. Ačiū Poseidonui 3. Pakasyks liekui pažastį. Ačiū Joriui, ačiū Makufeliui, Vikončitai, Vytautui, Mantui, Medai, The Friend Master, Doviliai, Nauri, kada į Londoną pagaliau Nauri atrašyti. Edvardui, The Real Rockstar, Margeriui, a.k.a. būsimam Žemaitijos Führeriui. Okay. Jūratei, Mortai, Kompotui, Brazauskinės bufete. Paukšteliui, Avarasui. Agniukiai, gazuotėm šašlykam. Ar čia gėrimas? Nežinau, bet dominam. Marijai, Sigitui, Povilui, Kristinai, Ice. Tiesiog Ice? Ne, Ice, middle name Wallow, bet... Okay. Taip pat ačiū. Dominik didžiausiai faniai ever. RB, Juditai, Richardui, bedarbiui betono daktarui, Kubiliui kaltam, Gobertui. Okay. Mėgstamiausiam Hruščiovo kukurūzui, Jurgitai, Nyčti. Atėjo į mane raukia atėjus vidurnakčiui. Jau ne pirmą kartą kažkaip galima būtų išvengti to. Virgučiui, Kertų krūmus Radviliškiui, Julijai. Radvegas, prašyčiau. Wow. Negaliu susikaupti. Ačiū Lietui, Gedeminui, Deimai, draugiai Gabrieliai, Silkių magnatui 1, gal bus 2. Martynai, namų bosui, Benui, Kins Makaruri iš Šiaulėtos pietų. What? Ok. Builytei, Dariui, Aukštaičiui, Vitautai, Karolinai, Aušiniai, Ašnejustei, Markvaldui, Gretai, Audriui, Popiežiui, Tomui, Dėdei, Tomui. Nieko. Ne, tik taip. Laimonai, Krapukui, Karoliui, Justinai, Reniui, Pikuoliui, Diletėliai, Gintarui, Artūrui, Gabrieliai, Tomui, Karoliui, Mėtai šiknai skilėtai. Mėtai šiknai skilėtai. Ok, labai įdomu, kur yra genezė šito viso patyrimo. Ar šikna yra mėtos, ar mėtai yra vardas, kurios šikna skilėta? Bet ar nėra šikna ir taip skilėta? Labai geras pastebėjimas, Paulai. Neveltui turim žmogų, kuris supranta žodžius, kompiuterių inžineriją ir kitas. Ačiū prosenelio pusbroliui. Taip pat ačiū Paugau, Indrei, Gedui, tėvo Vamžiui, Kamiliai, Kugelio smalsumui. Kur mano koiniai, tėvo diržui po tėvų susirinkimo, Tautvidui, Linai, Benasimo, Deimantai, 3 kart valio. Valio! O, visai kaip idėjų kompostas šitas bus. Kristupui, tėtei Zaurui, Čikadrakulai, Dainiui. O, tam bičiui, kur pardavė bitcoinus po Kem 5. Šiaip jau get over it. Po Kem 5K pardavė? Yeah. Tai nesiskaus, tu pat vieną, tai čia blogai. Life's good, bet kažką partai. Ne kaip tą Opelas Kauną. Millegui, Dėdui Skibidui, Karolinai, Otilijai, Migliai, Tomui, Serbentinai, Vilijai, Augustai iš Pompeliui, Garažui, Mykolai, Mėlynai raudonam, su Karpa Dieve dovanok. Ne. Takumui, Saimiui, Martynai, Rasai, Inesai, Tadui, bei Bonai, Kazokiniui, Sajano plaukų linijos savininkui, Dianai, Liolikui, Varušiui, Belzebovo Kanopai, Taburetai, Silkiai be patalų, Laurai, Anastasijai, Lukui, mano katinas suvalgė pelę, labai daug emodžių visokių. Skystai pirdai po kaldra. Kam nepasitaiko iš tikrųjų čia? Nėra ko gėtis, amžius yra nedėkingas dalykas. Taip. Audriui, Egliai, Haraldui, Skirmantui, Andriui Kasparui, Anties Kulnui, Evaldui, Šukensonui, Ernestai, Justinai, beveik bedarbiam Giedriui, tai kiek galima iš tikrųjų. Gniužby, Tutti Frutti situacijai, 3 alaus ir namo, Pažastų agronomui, Šudogatoriui, Algimantui, Mantui, porą epizodų, kas skaitys tas. Jep. Osvaldui, Gedeminui, Skuodo gėdai. Andriau? Andriui, klausai, o mes žinom, kad tu neklausai. Tikrai to perdom linkėjimus. Gabijai, Mildai, Max Pieniui, Evelinai, Aušai, paramedikai Laurai, mokytai Deimantai, Dėtpeitniušnių, Simai, nuogam kaimynui balkone, šalta. Margaritai, Jevai Nuar, Davidui, vyro žmonai, Edmonui, Elenitui, Juliek, kooperatyvui Kardanui, Hailšiam Student, kolūkinio šiferio sargui, Emai, Žemynai, tarp kontinentinio miško troliui, Martynui, Gyslai, Burnekiai. Sveikas atvykęs. Eimantui, trikampiniams tėvo triusikams, su dryžiu. Okay. Šiaip jie vėl madingi pasirodo, man pasako žmonės, kad trikampiniai, maudymosi apatiniai grįžta į sudryžių. Karinai, o taip pat. Kadangi jūs dar nesat klausę idėjų komposto, kuris bus kitą savaitę, aš ten labai daug ir intensyviai deklamuosiu vieno nekenčiamiausių savo poetų eilėraščius. Vieno, kas tu neseniai išsiaiškinai savo nekenčiamiausių. Aš nežinau, kad aš nekenčiu Liudo Giros, bet jeigu jūs manot, kad poezija yra dalykas, ne, ir aš jums tiesiog vieną posmą. Kas suželdins vėliai žalę vėją mūs?
kas įves klajūnę į tėvų namus. Nežinau, žmonės, Liudas Gira nusipelno daug daugiau nepykantos, negu jis kol kas turėjo. Bet, šiandien mes ne apie tai. Šiuo metu mes tom tiesiog padėkoti jums, nes mes jūs mylim ir jūs esat mūsų tasos garantas, ne? Tai tas garantas. Visų 2 iš 4 žmonių, nes 2 šiuo metu nėra vardų, norėtume padėkoti Ringaudui. Greitkeliui nuo Kiaušų iki Subinės. Pas ką greitkelis, o pas ką ir ne. Nerijui, Genysis Bek, Erbiui, Tadui, Audriniui, Pauliui, Monmonži, Povilui, labas. Upė The Cat, Atominiui Sausainiui, Justinai, Aurai 420, Davijai, paskutiniam Stalino šlapimui, visada ačiū. Gintai, Satan in a Bathrobe, Davidui, Agnuoliai, Skerdyklos sesutei, tau tikrai patiks kitas epizodas, Dingo šuo, kiek valandų Kestui, nesusiję, Akviliai, Agniai, Starkiui, Etmonui, Gestinai, Čiulpėdrai, Rūkščia saldžiam padažui, Jesulevičiūtai, Jonui, Arnui, Daugelieniai, Aistei, Lukui, Miškomiau, Vaidui, Poligonui, Urtai, Džino Vėžlio paleistiems barščiams, didžiai nevykėlės paleistai nerv kulkai į Baumanos nugarą, kuri yra lietuviškas atitikmuo kulkai, Donald J. Trumpo OC. Ten tiek talpai langelį? Panašu, bet ačiū šitą savo nuomonę. Taip. O kartu... Ir dar apie Baumalą kompostą jau kažkaip. Jo, taip, ateikit ten tikrai. Kompostą bus žiauriai įdomu. Taip pat dėkojame Bohemai Ruoniui, Arūnui, Eimantai, Loreckiui, Migliai, Pauliui, Lechui, Atgarui, Uda Kalūdrai, Vakariai, Urtai, G, Nepraustam Prūsui, Aurimui, Ladukytai, Androletai, AXMTSKS, nežinau kaip perskaityti, tikriausiai, Tetredui, Martynui Neringai, Oskarui, Vilniaus, Basilisko mamai, Žygimantui, Duke Silver, Ofuskatoriui, Gedžiui, T. Neringai, Odoilui Kečiausiam, Valerijai Meškėnui Antratų, Stalinui Putino Šiknoj, Viliaus stipriai neįvertintiems ūsams, ačiū tau, žmogau, ačiū, aš dužau savo širdį, nuo mano širdies tau. Baniui dėkojom Egliai, Marinai, Editai, Aurelijai, Penislavai, Makštučiui, Arūnui, Radioaktyviai Dešreliai, Giedriai, Benediktai, Mindaugui, Skustai, Putkos, Plikiai, Šarūnai, Gabrieliai, Aurimui, Elgimansai, DJ MTV, Arnui, Egliai, Monikai, Artūrui, Kiprai, Vogui, Žmorai, Pašautai Varnai, Kestučiui, Žanui, Baklai, Deivui, Elfui, Mandavoškiai, mano vaikų motinai, Martinui, Vėjūnį, Vėjūnėliai, Linai, Žakui, fucking Valia, amen, brother, Vanago Vanagiai, Uošvinis Siaubui, Gabijai, Major, Tam, Irmantui, Rasai, Vanago Vanagiai, vėl kažkokiu būdu. Ne, ten tu skirtingi, ten yra jis ir jie. Yra Vanagės, Vanagas, o dabar buvo Vanago Vanagiai. Jie gyvus susitikimus atvažiuoja su mosais. Mes jūs atsimenam, nice. Lauksim neužilgo. Sandrai, Lašinėdrai, Kubai, Librai su Molotovo prieskoniu. Molotovo prieskonis kas būtų tiesiog nepasitikėjimas savim ir totalus subinlaižiavimas, ar turime labiau kokteilį tą, kuris degina kažką, nes Molotovas kaip užsienio reikalų ministras buvo totalus tolbojabas. Patikslinkit, Smilgos žaliam antakio plaukui, Deimantį, Rūteniui, Martynui, Viktorijai, Elenai, Justui, Skrepetai, Bedarbiai, Py, Ramui, Kuprotam, Šifrebaugiui, Barškolui, Aivaro Os Update'ui, Pančkačka Intended, šiandien šito nėra, Sneipui, Bežiui, Raimudui, Aurelijai, Ugabugai, Sigitai, Domui, Artūrui, Blusiniai Pandai, Meduoliniam Grybukui, Kamtušiki Majaki, Justeliui Mantui, Spungiai, Uknevičių Neponui, Arvidui Meški, Urtyti, Išplausim burną, Savickaitai, Gabrieliai Mariui, Kanapiniui, Selvinui, Danger, Mirandai, Robertui, Salvijui, Donatui, tai, Mantui, Atsuktuvui, Tomui, DFGZB, tikrai nebandysiu ištati, Renatai, Jolitai, Benskuntai, Kniaukiančiai Katį prie spintos durų, Karolinai, Šuo turi naujus namus, mes žinom tai kokius 1,5 metų, Virginijai, Dėdė Gyčiui, cypiančiam klaviatūros džiaugsmui, Šainiai, pagaliau, Roberta, galiu perskaityti tavo vardą, žinau, kad tu klausai, tai ačiū tau už viską, ką kartu patyrėm. Justinai, Sigitai.pl, ačiū perbėgiau ir aš, Maladėts, Donatai, Skirmantai, aš esu Egliai, aš esu Vilius, pavyzdžiui, Matai, Pankotui, Tomui, Pantomui, Ed Martynui, Ugniai, Šmikai, Žydroms akims, agentai. Kas gali žinoti? Rimai, Justai, Vilmai, Daivai, su Tomo leidžiu Valentinkė, Aivaras nenorėjo. Justai,
aš žinau, kad tu nežinoj, kad mes žinom tavo vardą, bet mes žinom tavo vardą. Tai perduok linkėjimus Tomai, nežinau. Prižadėjau Proto Pemzai alaus, tai kad alaus klaustukas, tai blemba. Atsiųsk emailą. Parašyk, jeigu nori alaus, tai parašyk tiesiog. Saidai, Deiviui, Indrai, Pramuštgalviui, Rimantui, Tomai, visiems gražių švenčių. Kurių švenčių? Visų. Lukui, Kunigaišiui, Galingedui, Rokui, Daviliui, Gretai, Juozapai, Super Mario, Gvidui, Bagnavičiui, aš tave pažįstu irgi, iš Šiaulių labai nuostabus čiuvas. Ir dabar jūs galvotumėt, kad Tomas arba Aivaras perims iš Torvalo, bet jūs labai klystat. O taip pat, ačiū Partizanui, Bailių anonimui, Martynui, Mantui, Justui, Ryžo mamai Agnei, Dietlavo Meškiutėms, Mindaugui Birutinės, Skleiskičia erekcijų, Plūgo gazo rankinai, Rūtai Žaliai, Evaldui, personaliam Jėzui. Parduodu Apelas Kono neskendus telefonas 1482, pagaliau kas nors nupirkit, prašau. O kelintų metų šiaip iš tikrųjų mes visą laiką... Taip, mums reikia papildymo. Košmarų kūrui, Ugniai, Ovidijui, Ausies skausmui, Tadui pirk Mazda. Ne, mes jau domėmės Opel Ascona. Ramoniui Pievai, Zabirkai, Daktarui Dėdei Meškai, Irmantui, Vieciniui, Mišygo, Lauro Lapui, Rudų Dryžių Mafijai, Žydrūnui, Krapui tarp dantų, Sonatai, Behemoth on Lexa Pro, Baronas number 1, Linui, Debiliukų saulytei nušvito. Ok. Prisui pasaulio bambai, Kamiliai, Aušriniai, Arminui, Nedui, Pauliui, Indrei, Lunchbox, Ignui, kvepiančiam močiutės diržui. Kuo jis kvepia? Aš nežinau, močiutė? Ne. Renatai, Ground Control to Major Tom. Kyvir Vyber, Karolinai, Peledžiukam, pirmam broliui Tomui, Ievai, Ignei, Rimantai, Andriui, komunikabuliam... Yra per vėlu. Komunikabiliam orangutangiukui. Nice. Rasai, Žilvinui, Doviliai, eks, kurio negali pamiršti, Tomui, Mantui, Klipatai, Adomui, Meškaugiai, Agronoms, Giedrai, Inetai, Better Dead Than Red, Word, apsivožusiam krabui nekrabų saloje. A. Tiesiog A. Okay. Gal norėjo pirmas žmogus būti. JJJ, Resident, Domantui, Cicinų Ryčiui, Šiurpiai, tyliai. Masonų ložės valytojai, kuri ieško vyro ir darbo, 1482. O, tai jinai ir parduoda Apelskoną. Nice. Proto Pemzos gerbėjai forever. Giedriui. Visam žmogui litrui. Davidui, Saint Ingrid, Aleksui, Austėjai, Džiugesėliui, Matui, Erikui, Povilui. Labas. Sandrai, Gailiai, Egliai, Inai, Mindaugui, Giedriui, Tadui, Gretai, Autriui, Knygų Drakoniai, Simonui, Vitaliui, Guželiui, Kažiniai, Andreliui, Navickų Džiausmui, Povilui. Labas. It's Britney, bitch. Geriausia dalis toj scenų yra, kad per radiją net ne Britney groja. Jo. Martynui, Alvitai, tėvui Bronislavui, kaimelio klebonui. Ačiū tėvui. Bronislavui. Dariui, Arnoldui, Žydrūnui, 1, 2, 3. Raimondui, Mantui, Gaudentui, Martinui, Pauliai, Godai, Ufonautui, Ugniai, Meškutei iš Šveicarijos, Eglinėliui, Medai, Jorindai, Mikalojui, Vytautui, Povilui. Labas. Simonui, Ritai, Mykolui, Mediniui, Gretai, Medeinai, Austėjai, Brigitai, Edvinui, Remigijui, Gaudžiai, namai laksto, tėvai laksto, maži vaikai. Whatever that means, bet jo. Ainui, Evelinai, Justinui, Erikai, Mariui, Burbalicious, Tomui, Gabrieliai, Grigučiui, Greitai, Vaidui, Viktorijai, Rūtai, Žygimantui, Charlie from Verdansk, Giedriui, Eglės, Škimelytai, Pranui, Egliai, Doviliai, Linetai, IQ kovoms, Agniai, Gerdai, Lauritai, Eimantui, Gintariai, Irenai, Daivai, Gyčiui, Sauliui, Andriui, Lukui, Laurinui, Žemaičio, Garlikiui, Domantui, Migliai, Aidui, Ailiang, Tomui, Justinui, Dariui, Gintui, Penkiui ir Makauliai. Oh yeah. Are you pondering what I'm pondering? Martynui, Sauliui, Kęstučiui, John Bro. Visad Alkanam, Martynui, Rolandui, Džiugui, Linui, Petrui, Gražuliui iš Gargždų. Niekada ačiū tam nesakysim ją. Skip. Danui, Žygimantui, Šarūnei, Kristinai, Edgarui, Edvinui, Lukui, Dovidui, Rūtai, Aistai, Robertui, Mariui, Viltai, Tomui, kada gimtadieniui, Videopunk Linui ir tai dar ne viskas. Virginijai, Domui, Povilui, labas. Mantui, Tomui, Smaidroniui, Kraujospūdžiui, Henrikui, Davidui, Juliui, Algirdui, Lincijai, Linai, Gediminui, Silvijai, Edgarui, Robertui, Auritai, Kazimierai, Domui, Politiniai, Braškiai, Richardui, Mantrumui, Praleidai ir tikriausiai Karoliui, Terra Incognito, Eimiai, Scooty Pippen, Scooty?
Skūriai, okei. Laimingai natai jau su Pemzos marškinėliais, labai malonu girdėti, Natalija. Tikimės patiko Donatui, Kunigundai, Mariui, Mantvydui, Audriui, Mikui, Analizų Indeliui ir Almai dovanojam Sauliui, Ninskaitai, dar vienam Sauliui, Elenai, Šarūnui, Skirmantį, Nerijui, Sergijui taip, Mildai, Mindaugui, Mariui, Giedriui, Agnietį, Linui, rasit po ciltų Katru su klaustuku. Kūgiui, Mūgiui, Simonui, Gabrieliui, Kazimierai, Pakalnės, Brusgynui, Viteniui, Juliui, Irmantui, Editai, Ignui, Godai, Rasai, Vincui, Jurgitai, Kerniui, Mildai, Benui, ačiū dėdė Benai tau, jūs nežinot, bet Benas yra mano dėdė literaliai, Martynui, Brėkštančiai, Trydai, labai puikus pavadinimas, Mindaugui, Simui, Tomui, Karolius, pavardė, viskas capsloku. Tai ačiū tau, Karui, Giedriui, Arvidui, Rokui, Benui, vėl mano dėdė, nes jis 2 kartus mus remia, Pauliui, Melitai, Daktarytai Astai, taigi iš Druskininkų, Kristinai, Nykštuko fabrikėliui, Laurynui, neslaptam gerbėjų Rimui, Edvinui, Bartui, Maulesteriui, pasimoviau šitojo, Giedriau, pagavai mane, Tomo žmonai, Žiedukui, Donatui, jūs gydat mano depresiją, džiaugiamės, bet jeigu iš tikrųjų sergi depresiją, tikrai reikėtų lankytis pas terapeutus ir siekti profesionalios pagalbos, mes geriausiu atveju galim užmutinti ją. Samantai, Komai in Rome, noriu vaiko nuo Pemzos, ritminiai jungčiai direktoriui, Juliui, Kasi Kuršienus, Kei, Šiferiui, kurio net Landsbergis neėmė, Kuodai su O, kulminaciniam taškai sakom ačiū, pajudintam akmenį sakom tašką, Kukų, pilna šikna lapukų. Bartninkų striokui, Vamzdžiui, pridaviau tarą vasario rėmimui turiu, malodėts. Dangerous Bug, dėkojam Simui, Rūtai, Tomui, Ksavierui, Biliui, Bilhem, whatever, Teliui, mano žmona geriausia, indeed, mano žmona tikrai geriausia, Ofki, Geruliai, Lencui, Baudėjui, Arūnai, Erikai, Jeseliūnui, Karolinai, moderniam Trebučetui, Julijai, Čkai, aš nemoku skaityti lenkiškai, dalnokit, komisijos policariatui, Mantui, Amebai, galimai Česlavui Gabaliui. Aidui, Andriui, Kristinai, Pachmeliauskytei ir Samagono Žirgui. Nice. Belsui, Lazankoms nedėkokite, bet jau padėkojom. Landsbergių klanui tikrai nemeluoju. Egliai, Kiprui, This is Auguste, Andriui, Inai, Galiniam Žiguglio diferencialui, Rasai, Neringai, Bobur, nesocdėme. Skliuselėse. O ir pagaliau atėjo mano vienas mėgstamiausių pavadinimų, kurį vakar, aš žinau, kad tu nežinai, bet aš tiesiog kartoju šitai kaip kažkokią mantrą. Tai yra Anus of Satanus. Galvau, duolaus iki malonus. Šitas irgi, bet Anus of Satanus. Jo, it's bad, aš nežinau. Bet ačiū sakom Ligmai, Lakučiui, Kuzmica, Pauliui, Edvardui, Takešiplies, Narsoriui, Alui, viso galo diletantui, Fat Potato, Ingridukui, Almuksamamai, Lurlintojui, Martynai, Vytutui, Lukui, Marijai, Zakristijonui ir Vargoninkui, duolaus iki malonaus. Malodėts. Laurai, Batono trupintojui, Justinai, taip tarima Aistė Šmaistė, Bato ūsams, šleikščiam seniui, sužystojo erelio kairiai žvairai akiai, Gretai, kunigų lūpoms, Dezo, Ksi, Re, Bo, Nu, Kleinui. Kiek čia žmonių? Sugreitis šitą. Deiviai, Šeškinės vakarėlių Liūtui, Mykolui, Ernesi, Lagaminai, Vasariai, Bertai, Gretai, Thastin, Kau, Fefei, Julijai, Artūrui, sakiau šortus pasteisyk. Na, aišku. Jau laikas svarstyti RSS nuorodą, Skruzdelytai, marškinėlius gavau, tinka, ačiū, labai džiaugiamės, Migliai, Ugniai, Jurgitai, Linutui, Donatui, Cannibal Ivy, Peleni Bell, Iman Zimon, a.k.a. Rebel Ninja, Davikiai, Julijai, Valcui, Mildai, Braškiui, Pasiilgusiai, Marinai, Nebul, Kontribi, Išnariai, Raimondai, Lapės Ausiai, Nendriai, Igidžiai, Ramintai ir žinoma, pačiam paskutiniam, bet ne prasčiausiam, Lukasui. San. Ačiū. Ačiū. Aš sužinau 2025 metais po 11-12 metų tavo pažinties, kad tu esi krauju susaistytas su Kazimieru Būga. Taip. Okay.
Žinai, kai gali pasirinkti pavardę iš savo immediate beveik giminių. Tai aš galėčiau būti Povilas Būga. Taip, tai iš tikrųjų. Aš galėčiau geriausiu atveju būti Vilius Beresna, iš tikrųjų. Čia the best. Arba Vilius Donskovas. Eičiau į tavo koncertą.